Labadiena visiems, šiandien susirinkusiam į prieš paskutinę jau mūsų ciklo miesto atsparumas paskaitą. Kaip matote, šiandieną gan sudėtinga tema architektams, bet turime suprasti, kad mes pavieniui neįveiksime klimato krizės sukeliamų padarinių, problemų. Reikia mums visiems žinoti pažinti vienas kito lauką ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų, bendrų sprendimų. Tai šiandien pas mus svečiuojasi KTU aplinkos inžinerijos instituto direktorė, profesorė daktarė Žaneta Stasiškienė, kuris skaitys paskaitą apie išmanųjį miestą kaip miesto atsparumo katalizatorių nuo inovacijų iki tvaraus mobilumo. Turbūt architektams yra mažiau pažįstama profesorė. Ji baigė KTU inžinierės diplomą įgijo su pagyrimu, ten pat apsigynė ir mokslo daktaro vardą. Jos disertacijos tema buvo švaresnės gamybos plėtros galimybių vertinimas Lietuvos pramonėje. Kaip matote, jau iš karto buvo angažuota mokslininkė į tvaraus miesto kryptį ir labai nuosekliai žengė savo mokslininkės karjeros ir edukatorės kryptimi. Ilgą laiką dirbo docentė tame pačiame Kauno technologijų universitete ir pagaliau 2010 metais čia įgijo profesorės vardą. Jos specializacija yra technologinės inovacijos, energetikos transformacija ir tvarus mobilumas. Taip pat mokslininkė vadovauja mokslinėms grupėms, kurios kūrė duomenimis grįstus sprendimus urbanistiniai politikai. Ir apjungiant tokias sritis kaip aplinkos, ekonomikos ir socialinis aspektus. Taip pat kaip dėstytoja ir konsultantė, ji formuoja naują architektų, inžinierių ir miestų planuotojų mąstyseną, kur atsparumas suvokimas kaip kūrybiškumo, o ne vien inžinerinio efektyvumo rodiklis. Kas yra dar svarbu paminėti, kad, kaip jau ir sakiau, yra KTU aplinkos inžinerijos instituto direktorė, bet taip pat jį vadovauja mokslinė grupė Išmanūs ir tvarūs miestai nuo 2016 metų. Yra aplinkos inžinerijos jungtinės doktorantūros komiteto pirmininkė. 4 metus ji veikia kaip ekspertė Europos komisijos Horizon 2020 patariamojoje grupėje, kur teikia rekomendacijas dėl pažangių technologijų, medžiagų ir tvarios pramonės vystymo ES politikos formuotojams. Ir taip pat keletą metų ji kaip ekspertė veikia Europos komisijos pramonės dekarbonizacijos srityje. Tarp jos svarbiausių projektų yra tokie kaip Horizon 2020 projektas Bioplastic Europe. Tai yra plastiko gamybos vartojimo tvarumo sprendimai. Mums labai artimas ir svarbus mūsų temai ciklų paskaitų yra Interreg projektas Baltic Dialogue Platform on Smart Cities for Climate. Tai yra būtent dialogo platforma išmanių miestų klimato palaikymui ir klimato atsparumo stiprinimui Baltijos regione. Taip pat Žaneta dalyvavo projekte Horizon Europe projektas SUSRUR, tai yra tvaraus turizmo ir periferinių regionų atsparumo modeliai. Vėlgi urbanistinis projektas Erasmus+, tai yra MSc on Smart Urban Sustainability, tai yra parengė magistrantūros programą apie išmanų urbanistinį tvarumą. Na ir toksai irgi Interreg Europe projektas Regions Adapting to Climate Change. Tai yra būtent regionai prisitaikantis prie klimato kaitos.
strategijų kūrimas. Tai kaip matote, iš tikrųjų profesorė apima labai plačiai ir bando integruoti įvairias sritis, ką ir iš tikrųjų mums visiems reikia daryti. Ir labai kviečiu architektus irgi nemastyti ir negalvoti, kad jie projektuoja vieną pastatą kaip kažkokį soliterą, bet iš tikrųjų matyti tą platesnį kontekstą ir stengtis prisidėti prie mūsų miestų tvarumo ir atsparumo auginimo. Tai jei kažko svarbaus nepaminėjau, Žaneta, tai prašau papildyti mane, o dabar noriu užleisti erdvę jums. Tai laba diena visiems. Pirmiausia, labai dėkui Heidai už tokį pristatymą, net maloniai susiklausė, pasirodo, kiek aš čia visko nuveikus ir kiek plačiai dirbu. Tai iš tiesų tai turbūt svarbiausias dalykas, tai kad stengiuosi visą ką naujo sužinoti ir transformuoti tai į žinias ir dalintis su kuo platesnė auditorija. Galbūt kažkam tai teko vakar irgi dalyvauti City Shift konferencijoje, kuri buvo tikrai labai vertinga mano manimu ir tikrai labai įdomi. Ir man pačiai teko moderuoti vieną iš sesijų ir būtent Kopenhagos atvejis buvo paminėtas, aišku, ir Vilniaus, ir kiti geri pavyzdžiai, ir kaip mes galėtume tikrai bendromis jėgomis siekti miesto tvarumo. Ir galbūt dar norėčiau prieš pradedant savo paskaitą akcentuoti, kad labai svarbu, kad jūs kaip kūrėjai matytumėt ne tik savo mylimą kūdikį, kurį kūrėt, ar ne, kaip objektą, kaip jisai sąveikauja su daug platesnė sistema miestais, bet aš manau, kad mes galėsime tikrai apie tai padiskutuoti. Ir dar tokį prašymą turiu. Jei kažkas neaišku eigoje, ar ne, ir ar norite pakomentuoti, ar turite kažkokią kitokią nuomonę, tai tikrai nelaukite paskaitos pabaigos. Kelkite ranką, jeigu nepamatysiu Aidą, aš norėčiau prašyti, galbūt tada jūs pastebėkite, nes kartais, kai įsijautus į skaidres, aš kartais ne visada matau, kas yra pakėlęs ranką. Tai aš tikrai skatinu, kad mes galėtume diskutuoti ir paskaitos eigoje. Tai dabar bandau dalinti skaidrėmis. Tikiuosi, jos matomas yra Puikiai. demonstraciniu režimu. Tai iš tiesų šiandieną miestai tikrai tampa itin aktualiu objektu, kai mes sprendžiame įvairias su tvarumu susijusias problemas ir ypatingai kas liečia klimato kaitą. Turbūt jums jau ir nekartą teko girdėti, kad pagal turimas prognozes 2050 metais 70% pasaulio gyventojų jie gyvens miestuose. Taigi miestams atsakomybė dėl poveikio aplinkai, dėl to, kaip bus užtikrintas žmonių gerbūvis mieste, kaip žmogus jausis mieste, kaip gyventojas, kaip kūrėjas, kaip darbuotojas, galų gale kaip ir poilsiautojas ar miesto visuomenės dalis. Tai itin svarbus klausimas, į kurį turbūt vienareikšmiškai arba iš vienos profesijos pozicijos turbūt atsakyti negalime. Ir tai itin svarbu, ką norime akcentuoti ir kas akcentuojama tiek ir pačios Europos komisijos, ES dokumentuose ir ne tik tai, ir išėjus už Europos ribų, būtinas dialogas tarp atskirų suinteresuotųjų šalių. Taip jau susiklostė, kad pastarasis mėnuo man buvo pilnas intensyvių kelionių ir būtent per miesto požiūrį, per miesto prizmę teko dar kartą peržvelgti. Tai tiesiog prieš 2 savaitės teko skaityti paskaitas Meksikoje, tiek de Monterey. Grįžus į Europą tiesiog pasikeisti lagaminą ir išlėkti į Kiniją, į Sianio miestą, jeigu teko girdėti ten, kur yra terakotos armijos ir kur praktiškai Kinija buvo suvienyta, ir pasižiūrėti būtent įvairius urbanistinius sprendimus šituose milijoniniuose miestuose, aišku, ir per tokią platesnę prizmę pasižiūrėti, kokios yra problemos. Ir reikia pasakyti, kad turbūt suprantam, kad ar didelis miestas, ar mažas,
Tačiau problemos iš esmės yra na, panašios, kokiais mastais jos bus sprendžiamos. Na ir pabandytume šiandieną mes ir tarti. Tau jungtis, ką kažkoks skrydis nesijungia. Tai turbūt pirmiausia, tam, kad judėtume šią linkme, turėtume sutarti, kas yra tvarus miestas ir ką jis apima ir į ką reikėtų kreipti dėmesį, vertinant situaciją, analizuojant problemas, jas prioritizuojant, na ir siūlant sprendimus ir vėliau nusprendžiant, kuriuos iš jų dėkti, kuriuo eiliškumu ir, na, sakykime, kokia apimtimi. Tai iš tikrųjų miestas kaip žodis yra iš tiesų trumpas. Jeigu čia lietuviškai pasižiūrėjus, mes turime 7 raidės, angliškai dar trumpesnės, jis yra city 4 raidės. Tačiau viduje ir už to žodžio slepiasi tikrai sudėtinga ekosistema, nuolat kintanti, dinamiška, ypatingai dabar atsirandant dirbtiniam intelektui, kuris tarsi iš vienos pusės ir turėtų padėti sprendimų priėmėjams vykdyti ir stebėseną įvairių projektų, kita vertus tam tikra prasme gąsdina, nes turbūt viskas, kas yra neteisingai naudojama, jisai sukelia turbūt ne tai, ko tikimės. Juk ir šiaip paėmus turbūt branduolinė energetika, jinai nebuvo sukurta ginklams, ar ne? Tai lygiai taip pat ir dirbtinis intelektas, jeigu jisai yra efektyviai ir kūrybiškai panaudojamas, turėtų pagelbėti, o nestabdyti kūrybiškumą, ne vesti žmonių kaip kūrėjų prie bukumo. Tai visame kame teisingas panaudojimas tikrai turėtų pagelbėti ir sutaupyti daugelį atvejų laiko ir priimti teisingus sprendimus. Nes vėlgi kalbant apie įvairius elektroninius arba, sakykime, skaitmenizacijos sprendimus, jie įgalina mums patikrinti, kaip mūsų prielaidos, na, elgiasi, jeigu galima pasakyti, gyvojoje aplinkoje, nes dauguma sprendimų ir jūs kaip tikrai kūrėjai ir siūlytojai įvairių techninių ir ne tik sprendimų, ar ne, ir landšafto, ir visokie kitokie sprendimai eina. Jų poveikis be modeliavimo jų poveikio be modeliavimo reikėtų laukti pakankamai ilgai. Ir kai kurie sprendimai, jeigu nėra teisingi, jų poveikis pasimato po 5, po 10 metų, o pagal dabartinę situaciją apie aplinkos kokybę kalbant, tiek oro, tiek vandens, tiek dirvožemio, mes jau nelabai turime teisės klysti. Taigi eksperimentuoti kompiuterinėje erdvėje, ar ne, skaitmeninėje erdvėje mes turime teisę ir tą reikėtų daryti kuo išsamiau, detaliau ir plačiau. Tuo tarpu į gyvąją aplinką perkelti tikrai pamatuotus, sistemiškai įvertintus sprendimus, kurie tikrai gerina mūsų aplinką, mūsų gyvenimo kokybę ir skatina kurti tikrai klestinčią ir atsparią bendruomenę, kuri kuria dabar ir kuri užtikrina, kad mūsų ateities kartos irgi turės atitinkamai sveiką aplinką, patogią gyvenimo terpę, ir skatins mūsų žmonijos vystymąsi, o ne regresą. Na ir kokie dabar, jeigu pasižiūrėtume, pagrindiniai iššūkiai ir aš juos suskirčiau į 4 pagrindinės sritis, kurios tarsi galbūt ir šiek tiek koreliuoja ir su darnaus vystymosi arba tvaraus vystymosi kryptimis, ar ne, aplinkosauga, technologijos, ekonomika ir socialiniai dalykai. Tai turbūt koncentracija miestų, kaip ir minėjau, vieni jų viršija 30 milijonų gyventojų, kiti turi nedaugiau 5000 ar ne gyventojų, bet koncentracija veiklų vis tiek turi vienokį ar kitokį poveikį klimato kaitai. Tai tikrai tą jaučiame pagal didėjančias temperatūras, šilumos salas, ką tik ir paminėtos Aidos ir ekstremalūs reiškiniai, liūtis, su kuriomis tikrai dauguma miestų sunkiai susitvarko arba tikrai nesusitvarko, galų gale didžiulios liūtis sukelia ir
didelius potvynius upėse, kur matome per pastaruosius 5 metus buvo tikrai didžiuliai poveikiai tiek ir Ispanijoje, tiek ir Italijoje, ypatingai kalninėse vietovėse, kur didieji vandenų srautai praktiškai nuneša miestus nuo vandens paviršiuje ir net žmonės nespėja sureaguoti ir nespėja tam pasiruošti. Tai būtent atsparumas tokiems reiškiniams, miesto pasiruošimas, sprendžiant šitos klausimus yra itin svarbus, tačiau ne, kaip čia pasakyti, negriaunant, nenaikinant pačių miestų ir valstybių ir šalių identiteto, nes tai suniveliavimas vėlgi turbūt nėra geras dalykas, nors galbūt, kaip pajuokausiu, turim Ikėją, ar ne, ir kurios surinkimas baldų tampa ne iššūkiu, o tiesiog visai maloniu užsiėmimu visame pasaulyje. Tačiau tai nereiškia, kad tokie sprendimai, kurie yra visiškai identiški, turi atsirasti visose miestuose, kaip po naikinantis identitetą ir kartais atvykus nežinai, kur atvykai, ar ne, ar tai yra Berlynas, ar tai yra Vilnius, ar tai yra kažkokie kiti nauji rajonai, kurie turbūt neišsiskiria savo kultūriniu identitetu ir neatspindi to, kur mes esame. To turbūt mes neturėtume prarasti savo šaknų, nes vėlgi, jeigu šnekame apie tvarumą, vėlgi tokios diskusijos vyksta, tai kasgi to tvarumo varomoji jėga, kas ne teorinis, o praktinis tvarumą skatinantis variklis yra, ar ne? Ir daugeliu atveju dabar vis dažniau sutarime, kad tai yra kultūra. Kultūra, kaip mes suvokiame tvarumą, kaip mes jį traktuojame, nes dažnas įsitikinimas, kad padarys kažkas kitas, o ne aš, tikrai neveda prie to, kad mes judame savo gyvenimo kokybės gerinimo linkme. Taigi kiekvieno kultūra, kiekvieno supratimas, kad gerbti kaimynus, gerbti visuomenę ir gerbti aplinką, kurioje esame, yra esminis dalykas, galų gale ir traktavimas, kad aš gerbiu, vadinasi, elgiuosi taip, kaip norėtųsi, kaip su manim elgtis, ar ne? Tai ši nuostata yra itin svarbi. Vis dažnėjantis mūsų judumas, ar ne, ir patogumas, turbūt puikiai žinot, kas yra pats didžiausias inovacijų variklis arba skatintojas, kas mus skatina kurti inovacijas ir gerinti mūsų gyvenimą. Tai kaip banaliai tai beskambėtų, bet tai yra tinginystė ir mes norime daryti kuo daugiau savo gyvenimą patogų. Tai būtent siekti savo gyvenimo patogumo ir buvo sukurta visa eilė inovacijų. Jeigu pajuokausiu, tai turbūt tam, kad nestelbti rankomis yra ir skalbimo mašina, kad nešluoti šluotą dulkių siurblys ir daug visokių kitokių dalykų. Galų gale ir mobilusis telefonas, kuris dabar atlieka be galo daug funkcijų ir panašiai. Tai dabar, jeigu žiūrime iš mobilumo perspektyvos, ar ne, tarsi miestas vis dažniau yra planuojamas atsižvelgiant ne tiesiogiai į žmogų, bet į jo vairuojamą automobilį. Tai yra tiek keliai, tiek parkavimo vietos, ar ne? Parkavimo vietos ypatingai skaudus klausimas, ne privačiuose, bet daugiabučių rajonuose. Klausimas tik tai, ar iš tiesų tai yra sprendimas, kad mes didinam parkavimo vietas ir mes platiname gatves, arba atvirkščiai, ar ne, siauriname be pateikimo alternatyvos. Tai yra kitas itin jautrus klausimas, ar visada mes turime atsižvelgti į tai, kaip vadiname vamzdžio galą, vadinkim technologiją, tai spręsti kamščių problemas per gatvių platinimą, jų didinimą, ar ne, ir atitinkamai parkavimo vietų didinimą. Tai galbūt reikėtų pamastyti apie visuomeninio transporto plėtrą.
jų grafikų gerinimą, jų patogumą ir visi kiti dalykai. Ir čia turbūt ateina daugelis klausimų ir galbūt šiek tiek ir kontroversiškai vis dar skambantis tramvajaus klausimas Lietuvoje. Ir įvairių nuomonių yra, bet labai dažnai tos nuomonės yra neparemtos sisteminė analizė, lobizmu dažnai vadovaujamas. Aišku, galbūt kiekvienas jūsų turi savo nuomonę, tačiau visą laiką siūlyčiau pasidomėti, koks yra tikrai platesnis poveikis, kodėl tramvajų tinklas vis plačiau yra plėtojamas daugelį Europos miestų, kad tai tikrai yra darnoje su pėsčiaisiais, su žaliosiomis erdvėmis, galų gale ir piko metu problemos sprendimas sukabinant keletą tramvajaus vagonų ir nedidinant poreikio vairuotojams ir panašiai, ir panašiai. Tai čia kartais toks siauras požiūris, jisai tikrai neveda prie loginių sprendimų, o atspindi tam tikrus siaurus požiūrius ir panašiai, ir panašiai. Tai tikrai siūlyčiau mąstyti out of the box daugelį savo sprendimų. Aš tikiu, kad tikrai jūs neužsidarote siaurose keltuose ir panašiai, tačiau visgi apie tai yra itin svarbu pamastyti. Kitas labai svarbus dalykas tai yra ištekliai ir jų siekimas, kaip nebūtų gaila, ar ne, žemė tikrai nėra begalinė ir mes tikrai turime be galo didelį kiekį neatsinaujinančių išteklių, kuriuos intensyviai naudojame savo kasdieninėje veikloje, pastatų statyme, miestų plėtroje ir ne tik tai, ir galų gale tai ir pramonėje, ir žemės ūkyje, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tiesų tinkamas išteklių vartojimas, kur galima jų perdirbimas ir antrinis panaudojimas yra vienas iš kertinių šiuolaikinių inovacijų stimuliatorių, motyvų, variklių, vadinkim taip. Ir galų gale daugelį atvejų mes turime spręsti problemas su sąvartynais, tai būtent atidirbusių medžiagų, nenaudojamų medžiagų, tai yra atliekų patalpinimas tam tikrose specializuotose teritorijose, erdvėse, kurios galėtų iš esmės būti panaudojamos visai kitiems dalykams. Taigi sąvartynų mažinimas, į juos patenkančių atliekų kiekių mažinimas, žiedinės ekonomikos principai, taigi vėl yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuriais mes turime vadovautis. Na ir be abejo socialiniai dalykai. Jeigu daugelį ankstesnių tiek kvietimų, teikti paraiškas, finansavimo dalykų ir visa kita, jūs girdite turbūt technologinės inovacijas, techninius sprendimus, vadinkime kituosius projektus. Tačiau socialiniai dalykai, edukacija, visuomenės švietimas, tikrai pripažįstama, kaip ir minėjau, jeigu žiūrime į tvarumą kaip į priklausantį tiesiogiai nuo kultūrinių dalykų, nuo mūsų išsilavinimo, tai būtent šitie socialiniai disbalansai, jie turėtų tikrai būti mažinami, socialinė atskirtis, nelygybė yra tikrai svarbus klausimas, kuris turi būti sprendžiamas nedelsiant, nes be abejo, jeigu tai paimtume, turbūt nelaimingas žmogus, galvodamas, kaip išmaitinti savo šeimą, kaip pavalgyti, vadinkime, gurgiančių pilvų ar neturinčio normalaus stogo virš galvos, turbūt jisai mąsto kitaip ir jo, vadinkim, turbūt grobuoniški instinktai turbūt suveikia pirmiausiai, o ne toks perspektyvinis ilgalaikis mąstymas. Ir tas, vadinkime, žemai kabančių vaisių rašymas daugelį verslo
įmonių, jis rodo mūsų trumparegiškumą ir norėjimą uždirbti greitai čia ir dabar, negalvojant apie kas bus po to. Ir kitos trumpos laimės valandėlės, jos tikrai neužtikrina ilgalaikės plėtros ir ilgalaikio vystimo, užtikrinant, sakykime, kokybišką gyvenimą mūsų aplinkai, mūsų vaikams ir mūsų artimiesiems. Na ir kodėl kalbam šiandien apie išmanų miestą? Apie išmanų miestą, tai noriu pasakyti, kad tikrai tai nėra vien tik technologijos, tai tikrai yra kompleksinis požiūris ir išmanusis reiškia, kad mes turime įrankį, tai yra skaitmeninės technologijas, duomenų analizę ir mes, sakykime, į tai sukeltus gyventojų poreikius, kurie mus nukreipia, kuria kryptimi mes turime judėti, spręsti, ir dalytis patirtimi su kitais, neišradinėjant dviračio, nepernaudojant, sakykime, gal kaip tik, sakyčiau, efektyviai išnaudojant išteklius, nekartojant to, kas tai yra jau padaryta. Tai išmanus miestas tai tikrai yra pažangi ekosistema, kuri sąveikoja su aplinka, su žmonėmis ir adaptuojasi be nuolat kintančių sąlygų ir poreikių. Jeigu mes matome, kad mūsų miesto visuomenė auga, jų poreikiai, išsilavinimas auga, vadinasi, mes negalime vadovautis kažkokiais pasenusiais principais, turime judėti kartu su jų poreikių tenkinimu. Kita vertus, vadinamas, tai turėtų būti dvipusis ugdymas, tai tie gyventojai turi išsakyti savo poreikius, kita vertus ir jie turi būti edukuojami, kad tie poreikiai turėtų, sakykime, savo prasme ir būtų atlieptų tvarumo ir dabarties poreikius. Tai, kad tokie poreikiai yra ir mes prie jų derinamės ir nereikia toli ieškoti, ir aš teiksiu ir pavyzdžių, bet užbėgant už akių galiu pasakyti, kad labai smagu, kad ir Lietuvoje kuriasi bendruomenės, pavyzdžiui, statomas tokios gamyklos, ar ne, ir juose, pavyzdžiui, dirba išskirtinai Z karta. Ir jau šitos gamyklos valdymas, ar ne, jisai vyksta kitaip, su darbuotojais yra bendravima kitaip, visa informacija yra pateikiama kitaip, gaunama ir tas dvipusis ryšys yra kitoks. Tai turbūt puikiai suprantat, kad ir jeigu paimtume atskirus miesto rajonus, ar ne, kurie jau daugiau koncentruotųsi būtent ar tai Z karta, ar galų galiai tokių idėjų yra, kuriamas miestelis, ar ne, jauniems specialistams, tam tikrų sričių specialistams, tokios idėjos yra. Kol kas tokios pilnos realizacijos, bent jau Lietuvoje, man neteko matyti, yra tam tikri bandymai įvairiose pasaulio šalise. Tačiau būtent kitoks bendravimas, miesto rajono ekosistemos pritaikymas ir suderinimas su visuomenės poreikis, jis yra itin svarbus ir tikrai šios išmaniosios technologijos tikrai gali daugelį atvejų mums padėti. Na ir iš ko susideda būtent išmanaus miesto pagrindinės dalys, tai skaitmeninė infrastruktūra, įvairūs sensoriai, ryšiai, jų mes tikrai turime labai daug ir visuose Lietuvos miestuose, turbūt jaučiate, kamera sustoja prie miesto sankryžų, ar ne, kur yra stebimas mūsų eismas ir stengiamasi reguliuoti tinkamai srautus automobilių su šviesoforo signalais. Aišku, kai yra tokie pertekliniai didžiuliai automobilių srautai, tai tikrai tą sunku padaryti, tačiau būtent dirbtinis intelektas stengiasi atliepti ir tą padėti valdyti. Be abejo, saugumo klausimai yra stebimi, matome tikrai daug užrašų, kad aikštės ir tam tikros gatvės yra stebimos kameromis, kad galėtų operatyviai reaguoti saugos pareigūnai ir panašiai. Be abejo, tam būtinos tikrai inovacijos, kurios yra nuolat
kuriamos, diegiamos, atnaujinamos pagal poreikius. Be abejo, itin svarbu girdėti gyventojus, nes labai dažnai būna savivaldybėse, kad yra gaunamas tikslinis finansavimas ir stengiamasi bet kuriais atvejais realizuoti ar ne, įsisavinti tos pinigus ir nedažnai girdimas gyventojų balsas, gyventojų trauktis. Man atrodo, kad tų pavyzdžių apstu visose Lietuvos miestuose ir už Lietuvos ribų. Be abejo, patys supratimai, principai, jų teisingas traktavimas, apie juos irgi šiek tiek šiandieną ir kalbėsime, yra itin svarbus, nes labai dažnai vis dar ateina klaidingas mąstymas, kad tvarumas yra lygus aplinkos sauga. Tikrai ne. Tvarumas turi be abejo aplinkosauginę dedamąją, aš dar kartą noriu pasakyti, tai yra ir technologinės inovacijos, tai yra ir ekonominė dalis, tai yra finansiniai, ekonominiai dalykai ir itin svarbi socialinė dedamoji. Tai būtent tvarus vystymasis, tvarios inovacijos, jos turi apimti visas šias 4 sritis mažiausiai. Kitas labai svarbus dalykas tai yra duomenys. Bent jau kaip turbūt jau mane ir pristatė pagal savo išsilavinimą, aš turiu inžinierinį išsilavinimą ir bent jau mane mokė taip, ko nematuoji, to nevaldai. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad tam, kad priimti sprendimą, mes turime išsianalizuoti status quo, kokia yra situacijos analizė, tai yra pasižiūrėti, kokie duomenys yra, o ne aklai perkelti kažkokią inovaciją iš, sakykime, iš Nyderlandų į Latviją arba į Lietuvą arba iš Italijos vėlgi perkelti kažkur tai į Norvegiją. Turbūt jūs, kai projektuojate pastatą, paremiatės tokiais tai jau priimtais sprendimais, ar ne, jų aklai neperkelėte, neišsianalizavę situacijos, ar ne. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad būtent duomenų valdymas, atsižvelgimas, skaičiavimas yra itin svarbus. Ir jeigu reikia, norėčiau dar kartą akcentuoti, kad jeigu daugelį Europos miestų, kai aš kalbu su urbanistais, su savivaldybių atstovais, su įvairiais sprendimų priėmėjais, sakau, na, kaip jūs prioritizuojate savo sprendimus, kaip nusprendžiate, kur reikėtų daugiau investicijų, kuria kryptim strategiškai vystote savo inovacijas, kaip jas diegiate. Tai, taip sako, mes išanalizuojam situaciją, išanalizuojam duomenis, pasižiūrėjom, kokie pas mus yra medžiagų ir energijos balansai mieste. Na, priimami yra sprendimai ir, sakykime, kad netgi atsižvelgiant į tam tikrus architektūrinius sprendimus, vis tiek žiūrima į bendrą miesto kontekstą, įvairius srautus, mobilumą, prieigas, energetinius tiekimus, produktų tiekimo vietas, transportą ir panašiai. Ir tada aš visą laiką turiu tokį klausimą, o kur jūs gaunate duomenis? O tai sako, tai yra problema. Ir turiu pripažinti, kad daugelį šalių ir tai nėra problema, o Lietuvoje mes turim šitą problemą, nes jeigu šiek tiek susisteminti duomenys yra Vilniuje, galbūt dabar po truputėlį Tauragėje savo duomenys tvarkosi, tai kitose miestuose, norint pasidaryti medžiagų ir energijos balansą, tai vadinasi, miesto vartų iki vartų, vadinkim taip, kokios medžiagos ateina, ar ne, koks kuras naudojamas ir daugelis kitų dalykų, kaip sueina statybinės medžiagos, na, sakykime, kas įvažiuoja ir kas išvažiuoja kaip produktas, tai yra misija neįmanoma, kadangi daugelis įmonių slepia duomenis, pateikia jas netikslės, skaito, kad tai yra komercinės paslaptys ir panašiai. Tačiau kažkaip tai kiti Europos miestai išsisprendžia šitą problemą ir nemato to kaip problemos, o kaip tik kaip didelę vertybę, kad būtent tokie duomenys yra prieinami būtent
duomenų analitikams, sprendimų prieimėjams ir panašiai. Galų gale, jeigu mes norime susimodeliuoti situaciją, kaip, na, sakykime, tam tikri galų gale architektūriniai kraštovaizdžio sprendimai, gatvių planavimai, naujų rajonų įvedimai, galų gale naujo traukos ir objekto atsiradimas tam tikrose, galbūt jautriose miesto vietose. Čia buvo klausimas, atsiprašau, tiesiog gal kažkas netyčia įsijungė mikrofoną. Jeigu Taip, turit tikrai klausimų. taip, netyčia įsijungė. Mhm. Tai aš manau, kad būtent tokie duomenys itin svarbus ir kuriant skaitmeninius dvynius. Jeigu mes galime susimodeliuoti, pasižiūrėti, kiek jūsų sprendimas, kiek jis įtakoja, ar jisai prisideda prie klimato kaitos mažinimo, ar prie adaptacijos prie klimato kaitos. Panašiai ir panašiai. Tai duomenys šiuo atveju yra itin vertingas dalykas ir tol, kol, sakykime, Lietuvos suinteresuotose šalis neprims to kaip būtinybės, tikrai mes turėsime problemų, bet jeigu nejudėsime, nesieksime, tai tikrai stovėsime toje vietoje, tikrai neturėtume to daryti. Na ir žiūrime iš urbanistinio atsparumo pozicijos, ką aš kaip suprantu, tikrai jūsų paskaitų cikle yra itin svarbu suvokti, nes tai yra jūs tie žmonės, kurie tikrai tiesiogiai įtakoja ir gali vienaip ar kitaip pagerinti arba tiesiog nežinodami padaryti situaciją daugiau sudėtingą. Tai būtent žvelgti reikėtų į šias 4 sritis. Tai ir kaip jos padeda miesto gebėjimui prisitaikyti arba po to įvykus stichiniai nelaimė ar tam tikram klimatiniam pokyčiam atsigauti ir vystytis po ilgalaikių streso šaltinių arba tam tikrų momentinių sukrėtimų. Tai mes turime tada šiuo atveju žiūrėti tiek į fizinę infrastruktūrą, tiek į socialinės sistemas. Tai mes matome aplinkosauginį atsparumą, tai atsparumą klimato kaitai, gamtos katastrofams. Tai pačios infrastruktūros atsparumas kaip po tokios, ar ne, tai kad jinai būtų patikima, lanksti. Aš nesakau, kad Lietuvai turėtų projektuoti pastatus atsparių žemės drebėjimams, nors turbūt gal ir pamenat, kad čia prieš gerą 20 metų mes turėjom, netgi ir Kaune jautėm, didesnis buvo pajūryje tas judėjimas. Šiek tiek išgąsdino, bet toliau kažkaip tai ir neturim tokių. Be abejo, mes turim jau ir minėtus didžiulės liūtis, krantų erozijas, būtent karščius ir tą irgi šiek tiek ir parodysiu nuotraukas vėliau, kaip mes turėtume planuoti savo pastatų spalvinį koloritą, kaip jisai sąveikauja su želdiniais ir kita žaliaja miesto infrastruktūra, kuri tikrai yra būtina užtikrinant mūsų socialinį gerbūvį ir galų gale sveiką mūsų gyvenimo aplinką. Galų gale be abejo tai miestas ir būtina mąstyti ir apie ekonominį stabilumą, tai vėlgi kaip teisingai suplanuoti miesto regionus, kad užtikrinti pajausti, kokį poveikį mieste arba jo prieigose suprojektuota ir veikianti pramonė turi poveikį tiek ir transporto srautams, tiek ir oro kokybei ir daugeliu kitiem dalykam. Tai ir galų gale socialinis stiprinimas, kaip mes galime plėtoti miesto rajonus, ar ne, tai jeigu čia dabar kalbant apie ir lygybę, ar ne, mes turim įvairiuose miestuose tos vadinamus prestižinius rajonus ir kai mes galime pakeisti rajono prestižiškumą, turbūt turime tikrai ne vieną ir ne 2 pavyzdžius ir Lietuvoje, kai tikrai nepopuliarūs rajonai virsta prestižiniais, mes kalbame turbūt ir apie Šnipiškes Vilniuje, ir apie Šančius Kaune, ir turbūt turime daug
kitų pavyzdžių, ar ne, kur pats miesto traukos objektų performavimas, visuomeninio sluoksnio pakeitimas, jisai suponuoja tai, kad keičiasi ir pačio rajono saugumas ir na, sakykime, tas toks socialinė lygybė atsiranda, ne paliekant užkulisiuose atskirų miestų rajonų gyventojų. Na ir vėlgi duomenimis pagrįstas miesto valdymas, visgi vis daugiau ir daugiau miestų turi tą vadinamą savo smegenų, dirbtinių smegenų centrus, kuriuose vyksta duomenų rinkimas, analizė, apdorojimas, siūlomi sprendimai. Tačiau be abejo tai nėra, vadinkime, pliki dirbtinio intelektų sprendimai, ar ne? Tai visgi jame aktyviai dalyvauja ekspertų grupė žmonės. Ir čia yra itin svarbu dialogas, kalbėjimas ir bendravimai. Tai yra girdėjimas įvairių suinteresuotų šalių grupių, ne priėmimas vienašališkų sprendimų, todėl kad man taip atrodo, tačiau tik dialogas prives prie to, kad mūsų miestai bus patrauklus gyventi, kad visuomenė, bendruomenė bus suinteresuota rūpintis, o ne tai, kad atėjau, tai čia ne mano, sugrioviau, sulaužiau ir išėjau, ar ne? Kaip tenka bendrauti ir su žmonėmis, kaip kurie, sakykime, užsiema patalpų nuoma ir tarsi nuomininkas atvažiavęs, jisai sulaužo, vartoja besaikiai vandenį, energetinius išteklius ir panašiai, nes tai nėra ne jo. Jisai sumokėjo, ypatingai jeigu tai fiksuotas mokestis, neatsižvelgiant į elektros ar kitų žaliavų sąnaudas ir panašiai. Tai lygiai taip pat yra ir su miesto gyventoju. Jeigu jisai jaučia, kad miestas yra jo atsakomybėje, jam yra svarbu, tai mes turime visiškai kitokį požiūrį. Ir lygiai taip pat žiūrint iš pastato perspektyvos, jeigu pastatas, pajuokausiu ar ne, kad ir socialinis būstas ir žmonėm, kurie gyvena jame, yra svarbu ir aktualu, kad būtų saugu, švaru ir malonu gyventi, o ne atėjau, sulaužiau ir palikau, tai turbūt mes to visi ir siekiame. Na ir prie ko judame visi, juda tikrai didieji pasaulio miestai, turbūt ypatingai tuo reiškiasi ir Europos miestai, tai miestai tarsi gyvi organizmai. Ir jeigu matote tą paveiksliuką dešinėje, kur tarsi išdetalizuotos žmogaus sistemos, ar ne? Tai yra kaulų sistema, tai yra kraujotakos sistema, oda, širdies ir nervų sistema ir kvėpavimo sistema ir panašiai. Tai jeigu tai maždaug įsivaizduotumėt, kas yra miestas, tai tokį analogą norėčiau pasakyti, kad kraujotakos sistema tai yra mūsų transporto sistema mieste. Turbūt gali puikiai tą įsivaizduoti, ar ne, jeigu kraujas juda jūsų organizmu, jisai juda teisingai, tai vadinasi ir teisingai pristatomas yra deguonis ir į smegenis, ir į kitus organus, teisingai išnešiojamos maisto medžiagos ir panašiai. Tačiau jeigu atsitinka trombas, ar ne, tai mes galime patirti arba insultą, arba infarktą. Tai šiuo atveju turbūt viskas, kas kemšasi mūsų miestuose, tai yra ir transporto kamščiai, ir tam tikri nelogiški sprendimai turbūt veda prie neteisingo funkcionavimo miesto gyvybiškai svarbių sistemų. Tai būtent ir stengiamasi matyti miestą kaip gyvą organizmą, ne? Tai ir smegenis, tai yra sprendimų priėmėjai ir panašiai ir panašiai. Galų gale mūsų miestas kaip gyvas organizmas irgi neteisingai, tarpsme, galėtų teisingai reaguoti ar ne ir į įvairius pokyčius. Tai yra, jeigu mes turime didelę oro taršą ar ne, tai mums sunku kvėpuoti, vadinasi, mes turime daryti taip, kad tas oras būtų geresnis. Jeigu mes išgeriam netinkamą arba užterštą vandenį, ar ne, tai vėlgi mūsų organizmas yra apnuodijamas ir mes turime gauti teisingą vandenį, šalinimo sistemą vėlgi, ar ne.
ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu jūs įsivaizduotumėt miestą kaip gyvą organizmą ir kaip jisai reaguoja į įvairius išorinius dirgiklius, tai kaip ir mūsų organizmas reaguoja, vadinasi, mes einame teisinga kryptimi. Na ir kas dar yra labai svarbu, vėlgi labai dažnai ilgą laiką dėl įvairių, nesakykime, žingsnių pramonės revoliucija, dažnai mes pamirštam žmogų, ar ne? Koncentracija yra į technologiją. Tai čia dabar man labai džiugu, kad ir mano universitetas KTU pakeitė šūkį ir kurį laiką mes tikrai vadovavomės to šūkiu, kad už kiekvienos technologijos yra žmogus. Tai yra technologijos yra skirtos žmogui padėti, o ne žmogus tarnauja technologijoms. Tai vėlgi dar kartą noriu akcentuoti, kad ir mieste, kaip žiūrime į miestą, miestas turi tarnauti, pavadinkim taip, žmogui, kuris yra sąlytyje tinkamoje pagarboje su aplinka. Tai nereiškia, kad mes turime užasfaltuoti, pamiršti, kad miesto ekosistemoje yra paukščiai, vabzdžiai, gyvūnai, po žeme, kurių mes nematome. Galų gale žaliose teritorijose mes turime ir stambesnių žinduolių, ar ne? Tai tikrai nereikia to pamiršti. Visgi tame sąlytyje ir sąveikoje su gamtoje žmogus visą laiką gyvena. Miestas tik tai suteikia kitokią galimybę į žmogaus patogumą, bet žmogus tikrai nėra tas uzurpuojantis monstras, kuris vėlgi turi būti nukreiptas tik tai vien į save, nes jeigu vien tik tai į save, mes turėjome jau turbūt ne vieną pavyzdį ir turbūt vienas iš tokių labiausiai aiškių pavyzdžių, tai yra Velykų sala, ne? Ramiajame vandenyne, kur išnyko visa gyvybė vien dėl to, kad žmogus galvoja tik tai apie save. Jisai iškirto medžius, iškirtus paskutinį medį nebeliko ekosistemos ir galų galia žmogus turėjo pasitraukti, nes nebuvo, na, sakykime, sampratos apie tai, nuo ko jisai priklauso, ne, kaip jisai vystysis ir kaip jisai gyvens toliau. Tai vėlgi nesikoncentravimas vien tik tai į technologijas, tai yra žmogus, bet žmogus turi gyventi tinkamame sąlytyje su aplinka. Na ir jeigu žiūrėtume į atsparių regionų ir miestų kūrimą, mes matome tikrai itin plačią sistemą, kuri apima, aš manau, kad anglų kalba čia jūsų galbūt ir negąsdina, tikrai visą platų spektrą. Ne? Ir mes čia, jeigu pavardintume, tikrai matome, kad ir visuomenės infrastruktūra, ir mes turėtume įsitraukti naujausias inovacijas, galų gale mes turime ugdyti visuomenę, kad ji efektyviai naudotų išteklius, kad nebūtų vien tik tai vartotojiška visuomenė, nes nuo to irgi priklauso, kaip funkcionuoja miestas. Miesto vandens tiekimo sistema vėlgi yra itin svarbi ir čia aš tikrai be galo džiaugiuosi Lietuvos situacija, kuri tikrai turi be galo didelius kol kas ir tikėkime, kad tikrai turėsime ilgalaikį gėlo gruntinio vandens, kuris naudojamas yra mūsų kasdieninėje gyvenime ir tiesiog galime atsigerti vandens iš čiaupo. Čia yra didžiulis turtas, galbūt ne visi mes šitą vertiname, bet be galo daug pasaulio šalių tai yra mato kaip didžiulę problemą. Galų gale, vėlgi, kaip sakiau, čia prieš 2 savaitės teko skaityti paskaitas Meksikoje ir būtent šnekėjau apie vandens svarbą miestui ir gyventojui. Tai kaip žino turbūt, kad šitas 9 milijonų gyventojų turintis miestas Mexikas, jis neturi tokios vandens tiekimo sistemos, kad galėtų gerti vandenį iš čiaupo. Ir kaip pasakai, kad mes tiesiog galime prisipilti ir drąsiai gerti vandenį iš čiaupo, jie ne tik ir sako, kad aš meluoju. Nes pas juos yra vanduo tiekiamas specialiomis cisternomis į vandens tiekimo sistemą, o geria tikrai tą vandenį, kurį nusiperka. Tai čia itin svarbus turtas, kurį mes turime ir turėtume puoselėti ir taip tuo būdu saugoti savo vandenvietės. Ir be abejo, gruntinis vanduo priklauso nuo to, kaip mes elgiamės su aplinka ir su gamta, kas jį patenka. Ar mes nepernaudome, nepertręšiame,
savo žemės ūkio pasėlių ir kitų dalykų susijusių, ar ne, kaip mes tvarkome savo nuotekas, atliekas ir panašiai, kaip apsaugojame. Tai vėlgi čia yra labai jautrus ryšys, galų gale vėlgi mes, ką tik mano minėtas transportas, kaip mes tiekiame energiją į miestą, kaip mes užtikriname energijos kūrimą. Čia turbūt vėlgi visada iškyla klausimas, ar elektromobilis išgelbės pasaulį. Ir mieste, taip, mieste be abejo švaru. Jeigu mes sakytume, kad mieste juda tik elektromobiliai ir tokių miestelių nedidelių tikrai jau yra, kur draudžiamas yra vidaus degimo variklių transportas, tai ir Zermatas Šveicarijoje, ten juda tik elektrinis transportas. Jeigu norite atvykti, jūs turite palikti mašinas aikštelėse, prieigose ir su elektriniu transportu vykti tenai. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad bent jau kol kas tokių automobilių gamybai ir ypatingai akumuliatoriams yra naudojamas be galo didelis kiekis įvairių kritinių metalų, kurių kiekiai Žemėje drastiškai nyksta. Galų gale pats gamybos procesas yra be galo taršus ir poveikis klimato kaito iš gamybos proceso elektromobilių ir akumuliatorių yra didžiulis. Galų gale utilizavimas akumuliatorių vis dar nėra išspręsta problema. Taigi, vieningo atsakymo, ar turime kryptingai judėti vien tik tai elektromobilių kryptimi, tai tikrai ne, bent jau kol kas. Ieškoma tikrai alternatyvių kūro šaltinių, turbūt vis daugiau girdime kalbant apie vandenilį. Kaip žinia, vandenilio rūšių yra įvairių ir daug, ir čia Lietuva turėjo didelę ambiciją patapti vandenilio eksportuotojų į vakarų Europą ir kitas šalis. Tokių ambicijų neatsisako ir kitos Baltijos šalis, tai visgi tas vandenilio gamybos idėja ji vis dar gyva, tačiau vėlgi reikėtų aiškiai įsispręsti energijos šaltinių užtikrinimo klausimą, kuris tikrai yra jautrus būtent šitame procese. Tai vėlgi idealaus energijos šaltinio kol kas tikrai dar neturime. Amžino variklio neišradom, nors įvairių čia turbūt ir teko galbūt jums girdėti, įvairių bandymų yra ir kai kurie netgi suponuoja, kad beveik, tačiau vis dar to sprendimo neturim. Na ir tam, kad priimti sprendimus, ką aš jau ir minėjau savo paskaitos pradžioje, tai tam, kad teisingai priimti sprendimą, tai turime padaryti labai aiškę medžiagų ir energijos srautų analizę, pasidaryti emisijų vertinimą, na ir kaip visa tai pasiskirsto erdvėse. Tai jeigu galbūt, sakykime, pirmi 3 klausimai yra turbūt netiesiogiai jūsų, bet bent jau turime ne architektų, bet kitų jūsų Tinos komandos narių ekspertinė sfera, ar ne, jų ekspertinės veiklos laukas, tai jau erdvinis pasiskirstimas, pasižiūrėjimas, kaip tai atrodytų ir kaip taip dera su jūsų darbais, su jūsų užduotimis, su sprendimais, kuriuos priimame. Čia jau turėtų būti tikrai komandinis darbas, kuris tikrai pagelbėtų atliepiant vis augančius reikalavimus miestams. Ir apie juos tikrai neužilgo pakalbėsime, ypatingai kaip kalbant apie patį miesto poveikį klimato kaitai ir kokie mastai dabar yra planuojami. Ir man pačiai tenka dirbti labai įdomiame projekte, kur yra rengiama metodika, kaip miestas suskaičiuoja mokslo paremtų tikslų iniciatyvą metodiką būtent į miestą patenkančių gaminių poveikį būtent emisijoms, kurios sukelia šiltnamio efektą. Na, bet apie tai iš eilės. Tai būtent ši informacija, tai yra bazinė informacija kiekvienam projektui, kiekvienam sprendimui. Jūs susikūrėte tą, turit
Jeigu jūsų darbas be abejo neapsiriboja, aš taip įsivaizduoju, netgi vienu miestų, rajonų, ar ne, tai aš manau, kad turite užsakymus ne tik Lietuvoje, tačiau šis bazinis matymas, bazinis sprendimas yra itin svarbus, projektuojant naują objektą, kuris neturėtų didinti klimato kaitos arba padėtų jai adaptuotis prie jos. Tai čia itin svarbu matyti šitą pakankamai plačiai. Na ir turbūt nenustebinsiu pasakiusi, kad turbūt pats geriausias išradėjas nuo visų laikų, nuo kada atsirado žmonija, tai būtent yra gamta. Ir tie gamtiniai gamtos sprendimai, kai mes jos netrikdome, kai mes jai netrukdome susitvarkyti su tuo, ko mes, galbūt taip, sakykime, nemoksliškai pasakysiu, pridirbome, ar ne, tai čia yra kitas itin svarbus klausimas. Ilgą laiką gamta gebėjo susitvarkyti iki pramonės revoliucijos, ar ne, gebėjo susitvarkyti su tuo, ką mes jai pateikėme, kokius uždavinius jai darėme. Šiuo metu chemijos pramonė, naujų medžiagų kūrimas, kurios nėra tiesiogiai natūralios, jos yra susintetintos ir gamtai yra didžiulis klausimas, kaip su jomis tvarkytis. Aš kalbu taip yra apie medžiagas naudojamas architektūrinėse sprendimuose, ar ne, tai ir pastatuose, ir kraštovaiždyje, ir keliuose, ir takeliuose, ir kur tik tai ne. Tai yra daugelis medžiagų, kurios yra didelė mįslė gamtai, kaip su jomis tvarkytis. Ir tie uždaviniai dažnai yra neįveikiami ir tada gamta priešinasi. Ir mes tikrai susidurime su didžiulėmis problemomis, kurios grįžta mums bumerangu. Ir turbūt jums teko girdėti ne vieną ir ne du atvejus, kaip į betoninius krantus įkomponuotos upės, staigiai pakilus vandens lygiui, tikrai pridaro didelę žalos ir turi tikrai ne vieną letalinį rezultatą. Tai šiuo atveju tikrai reikėtų stebėti gamtą ir tas vadinamas biofilinis dizainas, kuris vis plačiau ir plačiau ateina į sprendimų priėmimą urbanistikoje. Aš manau, kad tai yra gerai, nes girdėti ir matyti gamtos sprendimus yra itin vertingas dalykas, jau labiau, kad mes tikrai dar vis neįspėjame daugelio mįslių, kaip veikia gamta, kaip veikia gamtos procesai. Ir turbūt vienas iš tokių dar, be abejo, mes turime, iškodavome genetikos kodą, tačiau vis dar turbūt didelis klausimas, ar ne, kaipgi ten iš tų dviejų ląstelių išsivysto gyvi organizmai su savo charakteriais ir daugeliu kitų individualių dalykų, ar ne? Tai turime tikrai daug dalykų ir kodėl gekonai vaikšto stiklu ir kodėl chameleonas keičia spalvą ir kaip čia mes galėtume taip prie to prisitaikyti ir kokie mechanizmai veikia, vis dar tai yra mums neatsakyti klausimai. Na ir jeigu žiūrėtume iš miesto pozicijų, kokie galėtų būti sprendimai, ir ypatingai žiūrime, jeigu miesto ir priemiesčių lygmenyje, tai vadinama ta pramoninė simbiozė, tai turbūt simbiozė mums daugeliu skamba kaip ir gamtinis toksai procesas. Ir jeigu dabar šiek tiek galbūt ir pašaržuosiu arba pajuokausiu, ar ne, pačią geriausią pramoninę simbiozę arba žiedinės ekonomikos principus, ar ne, turėjo mūsų seneliai, kurie gyveno ūkiuose, praktiškai ten vyko beatliekinė technologija. Ne, turbūt ūkyje nebuvo tokių dalykų, kuriuos reikėtų išmesti. Na, paskui atsiradus ten kažkokie tai plastikai ir panašiai, galų galia ir tai dalinai būdavo panaudojama kaip daiginimas ar ten kitokie panašus dalykai, tačiau žiūrint iš to jau vadinamo asmeninio ūkio, tai turbūt etalonai buvo žiedinės ekonomikos arba pramoninės simbiozės. Ne? Tai vadinasi, kai vienos įmonės arba vieno proceso atliekos tampa vertinga žaliava kitai įmonėje. Ne? Tai gaunam, kad mes sukuriam vertę iš to, kas anksčiau buvo išmetama. Tai šita siekiamybė yra itin svarbi ir kodėl? Ir žiūrim iš miesto perspektyvos, vadinasi, jeigu mes žaliavą, tai yra atlieką paverčiam žaliava, sumažėja arba išnyksta poreikis ją talpinti sąvartyne. Išnyksta poreikis talpinti sąvartyne, vadinasi, sąvartyno
užimamas plotas, jisai mažėja ar ne, arba jisai iš viso kaip poreikis išnyksta. Tai kas čia itin svarbu, tai yra dialogas ir atskleidimas, ar ne, kaip tie veikiantys asmenys, veikiantys subjektai, verslo subjektai gali sąveikauti ir identifikuoti, kokios žaliavos reikalingos vienam, kokias atliekas generuoja kitas ir kaip ta buvusi atlieka gali tapti žaliava kitam vartotojui. Tai dialogas yra be galo svarbus ir būtinas ir šiuo atveju tos apsikeitimo rūšis gali būti tikrai įvairios. Medžiagos, energija, vanduo, logistika, žinių pakeitimas, paslaugos ir panašiai. Tai tikrai gali būti. Vėlgi tai turėtų būti logiškas, tai turėtų būti tinkamai motyvuotas, nes vėlgi, jeigu dabar žiūrim iš ES poreikio, kuris ateina taip, medžiagų pernaudojimas, antrinis panaudojimas, tarsi privaloma dalis jau perdirbtų medžiagų integruoti į gamybos procesą ir čia atsiranda toks, žinot, kaip norėjau, kaip gerai gavosi, kaip visada. Ir tos švarios žaliavos, kuri gali būti pilnai naudojama pramonės procese, jos pasiūla nėra didelė. Ir tada, kodėl nėra, yra kitas klausimas. Ar teisingai mes jas atrūšiuojam, ar teisingai mes jas traktuojam, galbūt įmonė tiesiog paprastai yra susimokėti ir atiduoti sąvartyną. Tai vadinasi, to driverio, to poreikio pristatyti kaip galima žaliavą nėra tiek, kiek norėtųsi. O įmonė, ta, jai reikia tos žaliavinės medžiagos, jai pagal reglamentus reikia, pagal standartus. Ir jį tada gaunasi, kad yra didelė konkurencija ir vietoj to, kad kaina nukristų, to žaliavos neiškyla. Ir čia gaunasi visiškas paradoksas, kad vietoj to, kad atpigint gaminį, šis trūkumas perdirbtos žaliavos jisai jį mažina. Tai gaunasi, kad kaina auga, o pasiūla mažėja, poreikis didėja ir viskas verčiasi aukštyn kojom ir nepasiekiama to, ko tikėtasi. Tai iš tikrųjų taip neturėtų būti ir turbūt vieningo atsakymo, kas ir kaip turėtų tą išspręsti, kol kas neturim. Suplanuota buvo gerai, bet realybė rodo, kad taip nėra. Be abejo, turbūt čia turėtų aiškiau veikti taksonomijos principai ir ES įstatymų, kurie tikrai žiūri ir ieško būdų, kaip būtent šitą pokytį paskatinti. Na ir jeigu čia žiūrėtume žiedinio miesto principo, jeigu tai idealiu atveju, tiesiog mes žinotume, kur kokios atliekos susidaro, kur kokie poreikiai yra, kaip mes galėtume pernaudoti, kaip optimizuoti atstumą požiūrių, tai turėtų tie ciklai ir užsidaryti. Ir tikrai užsidaro. Užsidaro Glasgow, užsidaro Amsterdame, užsidaro Kopenhagoje. Ir tikrai dar galima vardinti ne vieną miestą. Lietuvoje kol kas dėja to nėra, netgi nedideliuose rajonuose, nors tikrai noriu parodyti vieną iš gerųjų pavyzdžių. Tai yra pramoninė simbiozė Vakarų medienos grupės. Kaip žinia, Vakarų medienos grupė yra Klaipėdoje. Galbūt, nežinau, ar klaipėdiečių čia mes turim šiandien klausančių arba iš Akmenės esančių. Tai būtent tikrai labai gražiai susitvarkius Vakarų medienos grupė šią pramoninę simbiozę ir tikrai reikia pasakyti, kad ekonominis poveikis tikrai yra ženklus, sumažėjimas atliekų be galo aiškiai matomas, galų gale ir šilumos atgavimas, atpigimas yra tikrai tiesiog. Tai buvo labai geras planas tvarumo vadovo iniciatyvos, vėliau perėjus su įmonės komanda ir tai, ką turim. Tai tikrai yra idealu ir noriu pasakyti, kad čia, jeigu dar anksčiau tikrai negalėdavau kažko parodyti Lietuvoje ir visą laiką rodydavau tą chrestomatinę vadinamą Kalundborgo, tai yra Švedijos schemą, tai dabar tikrai su pasididžiavimu rodau šią schemą, pramoninę simbiozę Vakarų medienos grupę, kurioje matote pagal atskiras spalvas, ciklus keliauja vanduo, energija,
MDP plokštė ir gamybos šalutiniai produktai. Tai užsisuka ir praktiškai į sąvartyną šiuo atveju nekeliauja niekas, pilnai yra išnaudojama nuimama energija ir tikrai iš to būtent VMG tikrai laimi plačiaja prasme. Na ir matome tikrai visą eilę privalumų aplinkosauginių, ekonominių, socialinių, regioninių ir vėlgi mano minėtas atsigavimas, kur šiuo atveju VMG turėjo plyno lauko investiciją į Akmenę, kur turbūt ir ne vienam teko girdėti, nežinau, ar iš Akmenės turim čia ką šiuo atveju mūsų auditorijoje, bet tikrai buvo, kiek ir teko bendrauti man ir su savivaldybė, tikrai buvo toks sustingęs, vadinkim taip, regionas, ar ne, sustingusi savivaldybė, tai būtent šitą plyno lauko investicija tikrai atgaivino gyvenimą ir pakilo ar nekilnojamo būsto kainos, atsirado poreikis ir viešbučiam, sporto centram, prekybos centram, galų gale ir visai kitai infrastruktūrai. Ir reikia pasakyti, kad Akmenė dabar puikiai juda į atsigavimo stadiją. Na ir jeigu žiūrėtume iš žiedinio statybų ciklo vizijos, tarp kitko vakar turėjom būtent City Shift konferenciją, diskusiją šito klausimu. Be abejo yra geranoriškumas ir gera ambicija, ne, tai suprojektuoti pastatą taip, kad kurio laiko jis galėtų būti, na, sakykime, išimtas ir jo dalis galėtų būti panaudojamas kitose pastatuose, tai yra jo perstatymas. Tas po truputėlį vyksta, bet kiek tenka bendrauti su jūsų kolegomis, be abejo visą laiką yra rizika arba tiesiog būtinybė, ne? Tai yra patikrinti medžiagos kokybę, kuri jau kažkiek atliko savo funkciją. Tai tokios medžiagos kokybės testavimas, jisai dėja dar kol kas iškelia objekto kainą, ar ne? Nes jūs turbūt tikrai nepasirašytumėt po objektu, ar ne, kad jeigu panaudota jau perdanga ar ten kažkokias tam tikrą plytų kiekį jūs panaudotumėt ne apdailai, o pagrindiniai konstrukcijai nepratestavę jų kokybės, ar ne. Tai šita vieta tokia vėlgi išlieka dar neįspręsta, gal atsiras tikrai pigesnės priemonės jų testavimui ir neiškels to būtent antrinių žaliavų kainą šiuo atveju. Tačiau, kiek jau teko kalbėti ir su EIKA vakar, kad tokie pernaudojimo medžiagos vyksta pastatuose, bet vėlgi, kaip ir minėjau, yra su kainos iškelimu. Aišku, jeigu mes žiūrėtume iš viso bendro būvio ciklo, ar ne, jeigu mes gaminam visiškai naują medžiagą, atvežam žaliavas iš kažkur, tai o čia mes išrinkom pastatą ir jo dalis panaudojam. Ir jeigu žiūrim per emisijų apmokestinimo prizmę, jeigu jie ateis tai šiuo atveju ta kaina tikrai nebus tokia, kuri yra dabar ir neiškels tiek, tik tai žiūrint iš šitos pozicijos. Na ir vėlgi šiuo atveju mes turime tą miestų kaip gyvų sistemų konceptualizavimą, matymą ir panašiai, tai adaptyvios sistemos ir čia turbūt patys pavyzdžiai, kuriuos man ir teko matyti ir bendrauti, tai yra dešinėje viršuje be abejo Singapūras, jūs turbūt atpažįsta, tai išspręsta tikrai betono džiunglių problema, stengiamasi žalinti ir šveltinti klimatą, nors reikia pasakyti, kad ten tikrai klimatas nedovanėlė ir drėgmė ir karštis ir panašiai. Tačiau būtent sukurtos tos žaliosios salos tikrai gelbėja daugelį sričių. Jeigu žiūrime kairėje apačioje, tai yra Sustainable City Dubai, yra Sustainable City Šarža, Sustainable City Abu Dhabi ir keletą rajonų sukurta, tai be abejo tikrai šauniai suprojektuota, atsižvelgta į specifiką. Per vidurį matote, tai yra ir vandens kanalas, daug žalumos aplinkui, šešėliai sukurti natūralios akmenijos. Tie kupolai tai yra vietos, kur yra auginamos vietos daržovės ir
salotos įvairios ir pagal tai poreikį, ko reikėtų. Ir reikia pasakyti, kad būtent eilė apsigyventi šitame, ar tai Sustainable City Šarža ar Dubai, yra 3 metai. Žmonės, kad galėtų apsigyventi ten, laukia 3 metus. Tai yra, ar tai vienas įsikrausto, viena šeima ir ateina kita, galų gale yra numatyti plėtros kryptis įvairios ir panašiai. Ar gyvena vietiniai šeikai? Tikrai ne. Bet investicijos šių šalių į tvarumą labai kryptingos, labai sisteminės, jos dabar yra, vadinkim taip, mados klyksmas. Tai turbūt džiugu tai, kad iš tokios taršios pramonės kaip nafta gauti pinigai investuojami tam, kad būtų gerinama aplinkos kokybė ir situacija. Galbūt, sakau, tas supratimas, ugdymas, galvojimas jų, kaip gyvens jų vaikai, anūkai ir proanūkiai, atėjęs labai labai aiškus ir tos investicijos yra labai kryptingos, aiškios, būtent tiek ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Saudo Arabijoje ir kitose aplinkinėse šalise, kuriuose tikrai yra didelės pajamos ir išsilavinimo lygis pakankamai yra aukštas. Čia yra kita itin svarbi medalio pusė. Na ir jeigu dabar grįžtume prie prie sisteminio miesto planavimo, aš norėčiau vėlgi atkreipti jūsų dėmesį į jau jūsų turbūt kasdienį darbą, tai kas vyksta jūsų galvose, jūsų darbastalėje, jūsų kompiuteriuose, ar ne. Ir vėlgi, kai planuojate pastatą, planuojate aplinką ir panašiai, vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį į piramidę, kuri yra dešinėje pusėje. Taip gal, čia turbūt Ingos klausimas apie kvartalą, turbūt suprantu, Emiratuose ir Saudo Arabijoje. Tai ten yra kombinuotos lėšos, aišku, pagrindinės eina privačios, tačiau, kaip čia pasakyti, jų, pavyzdžiui, Dubajaus šeiko, to vadinamo ar ne, matymas yra labai aiški sisteminė miesto plėtra ir jų prisidėjimas pinigais prie tokių bendrų objektų yra labai aiškus. Ir kaip vieną pavyzdį galiu pasakyti, turbūt pamenat, čia dabar galvoju, prieš porą metų Dubajus skendo, nes non-stop lyjo keletą parų ir ten jie negalėjo išeiti iš namų ir buvo apsemta ir metro sistema, ir automobiliai skendo ir panašiai ir panašiai. Jau labiau, kad Dubajus nebuvo pasiruošęs tokiom liūtim. Tai kai tik tai tos liūtis nustojo, jie susirinko ir buvo skirta, jau pasakyti, kiek milijonų įrengimui lietaus surinkimo sistemo, kad nebūtų tokių problemų daugiau, nes jie matė prognozes, kad tokios liūtys gali būti dėl klimato kaitos. Tai praktiškai per savaitę buvo priimtas sprendimas skirti didelį finansavimą, tiek kombinuojant privačias, tiek miesto lėšas ir įrengti tokius rezervuarus, kurie priimtų smūginį vandens kiekį. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą. Mada ir reagavimas, kur yra dideli pinigai, pakankamai spartus. Tačiau vėl grįžtų prie to trikampio, kuris yra dešinėje pusėje. Vėlgi mes turime labai daug žaliojo smegenų plovimo ir vadinamų tų perception, kad tam tikri sprendimai, tai pastatas su žaliu stogu, su žaliu fasadu, tai yra geras sprendimas. Galų gale tam tikrų medžiagų panaudojimas. Tai aš nežinau, kiek jūs esate susipažinę su šituo globaliu medžiagų poveikio trikampiu. Tai yra, kokios medžiagos turi mažiausią poveikį aplinkai, aš turiu omeny statybose naudojamų. Tai jeigu žiūrite mažiausia, tai yra tas pagrindas, tai yra to trikampio pagrindas, tai yra įvairi mediena. O pačiame viršuje yra aliuminis. Tai dabar patys galite truputėlį pasižiūrėti arba perpratyti savo atmintį ir pagalvoti, kiek aliuminio šiuo metu naudojama jūsų projektuojamuose objektuose. Aišku, yra įvairios priežastys, ar ne, ir aliuminio konstrukcijos, jos lengvos, surinkimai, greita statyba ir panašiai.
tačiau žiūrint iš poveikio aplinkai perspektyvos, tai yra pats baisiausias metalas, kuris galėtų būti naudojamas tokiais kiekiais. Ar ne? Tai tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, atsiversti, jeigu dar neteko ar ne, ir pasižiūrėti, renkantis įvairias medžiagas ir auklėjant galbūt ir savo užsakovą ir siūlant įvairius sprendimus, vėlgi pasižiūrėti šitą trikampį, kuris, na, sakykime, vienaip ar kitaip, na, sakykime, galėtų būti panaudojamas projektuojant įvairius pastatus. Ir ne tik pastatus, bet ir vairias dangas ir panašiai. Tai tas yra svarbu. Čia dabar noriu parodyti pavyzdį, kur iš esmės kaip ir gerai, bet kaip ir ne. Ar ne? Tai tą Milano pastatą turbūt visi žinot kaip chrestomatinį, ar ne? Tai važiuoju į Milaną turbūt ir visuose kaip žaliųjų pastatų sprendimuose jisai yra rodomas kaip chrestomatinis. Tačiau pažvelgus giliau, ir turbūt čia jau ne man aiškinti jums, nes jūs esate šios srities ekspertai, specialistai, dabar jūs įsivaizduojat, kad jūs projektuojat pastatą be šitų medžių, ar ne, be žaliųjų stogų ir jo, kaip čia pasakyti, konstrukcijas, jų svorį šitų konstrukcijų jūs turbūt projektuojat vienaip, kaip nėra apkrauta žemėmis ir augančiais medžiais, nes medis auga, kaip nebūtų keista, ne? Ir pastatas neturi sugriūti. Vadinasi, konstruktyvas turi būti suprojektuotas taip, kad ir medžiagų yra daugiau sunaudojama ir panašiai, ir panašiai. Ir suma sumaro, reikia pasakyti, kad buvo paskaičiuota, kad tie medžiai, kurie auga, jie dar neatpirko, jie tiek nesugėrė emisijų, kiek buvo sunaudota šio pastato statybinių medžiagų gamybai ir transportavimui. Tai visą laiką yra klausimas, tada kaip mes sakom, kad mes žalinam mūsų miestą. Ar tai mes žalinam per žalius pastatus, jų stogus ir žaliuosius fasadus. Tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kiek tai išaugina medžiagų sąnaudas, kurios naudojamos yra pastato konstrukcijoms, ar ne, ir kaip tai pakeičia palyginti su paprasta situacija, ar ne. Tai vėlgi gal yra kažkokių tai kitokių sprendimų, kurie galėtų būti pristatoma. Taip, matau klausimą dėl paskaitų, taip galėsiu PDF formatu pasidalinti šitą paskaitų medžiagą. Taip, ir dabar jeigu žiūrėtume toliau, ar ne, tai vėlgi ne man aiškinti, bet aš visą laiką noriu šitą akcentuoju savivaldybių atstovams. Žmonėms, kurie įsivaizduoja, kad, na, žaliasis stogas, viskas, tai čia jau turėtų būti paprasta, pigu ir labai geras sprendimas, ar ne? Tai tikrai rodau visiems, kad žalias stogas tai nėra pigu ir tai nėra paprasta. Ir tai tikrai išaugina pastato kainą ir konstrukcijomis ir visą kitą. Čia mes galime sakyti, kad tik ne stogas, ar ne, galima sakyti, kad netgi ir, jeigu mes žiūrime atsakingai į dangą, bet šiuo atveju tai yra stogas. Ir jos sluoksniai ir visa kita tikrai girdžiu ne kartą, mes priimsim savivaldybėje paprasčiausią sprendimą, žalias stogas projektų, ir čia mes jau žalinimo indeksą padengėm ir čia viskas paprasta ir gerai. Ir kai išgirsta kainą, tai tada kažkaip tai nustemba, kodėlgi čia taip staiga yra. Tai tos edukacijos ir švietimo, kas tai yra normalus stogas, kuris ne tik tai pridavė, ar ne, pasodinai žulytę pridavė ir jinai po savaitės sudžiuvo ir nuimiai, tai toks tada sprendimas yra pigus, bet reikia, kad tas pastatas tikrai funkcionuotų ir tas stogas tikrai funkcionuotų. Tai praktiškai mes žiūrime vėlgi pagal poreikį, pralaidumas, ar ne, koksai turėtų būti, kokie augalai, ar mes turim augalą, ar mes galime ten juos nupjauti, prižiūrėti, galų gale palaistyti, ar dar kažkaip tai kitaip daryti. Galų gale koks yra šlaitas, ar ne, ar tai yra nuolydis ir panašiai, vėlgi koks tai yra kainos ir kokia konstrukcija yra reikalinga. Tai čia tikrai, nežinau, kiek jūsų patirtimi jūs susidurėt su užsakovu, nustebimų kaino ir panašiai, bet tas švietimas ir siūlymas aklas, aš nežinau, jis ateina kaip
aš nesakau, čia tikrai, galbūt tikrai ne iš architektų, bet iš to kažko, tai iš kažkokio girdėjimo iš žiniasklaidos, iš kažkokio paskaitimo, iš interneto platybių ateina, kad žalias stogas, žalias fasadas, viskas sprendimas. Bet tikrai nėra įsigilinama į realią situaciją. Ne, čia tikrai, čia tiesiog kaip pavyzdžius pasiemi ir galbūt galėsit ir panaudoti ir panašiai. Tai vėlgi tas sisteminis planavimas ir nesuvokimas, kad vien medžio pasodinimas, įkišimas į žemę, tai neužtikrint, kad ta žemė, kad tas augalas tikrai augs ir kaip jisai bujos ten toliau visi paruošimai, medžių sodinimai, ypatingai dengtose teritorijose, tai yra atskiras klausimas. Ir vėlgi turiu visą eilę pavyzdžių, turbūt, bet aš manau, kad kraštovaizdžio architektai tai turbūt galbūt ir susiduria patys ir tikrai galės dar ir patys pasidalinti patirtimi, kai kartais neklausoma jų. Ir užsimanoma kažko neįvertinus to, kad tikrai medis auga. Ir tikrai mes turime tokių pavyzdžių, kaip aš čia nuotraukose rodau, ne vieną, ne du ir ne tris. Ir turbūt mes esame nepatenkinti, kai medžiai iškelia mūsų gražias trinkeles, trinkeles. Tarp kitko, trinkelizmas mane iš proto veda kaip sprendimas, ypatingai kai trinkelės yra vandeniu nepralaidžios ir ypatingai, kai jos Lietuvoje kurortinėse zonose sudedamos juodos, tai tikrai galime įsikibti kiaušinienę vidury vasaros. Ir ar tai prisideda prie mūsų klimato kaitos mažinimo? Tikrai ne. Ar tikrai prisideda prie mūsų gyventojų gerbūvio? Tikrai ne. Kodėl yra priimtas sprendimas? Galbūt kaip pigiausias, galbūt nežinau kaip kas, bet tikrai beldžiuosi į sąžinę kažkodėl. Auklėkit jūs tos užsakovus, kad, nežinau, galbūt jums trinkelės patinka, bet man žiūrint iš tokių pozicijų, būtent iš tokio gamtos principo, tai mes užrakinam gamtą ir paskui bėgam mišką jos ieškot, kai taip yra. Tai tikrai taip neturėtų būti. Galų gale vėlgi suplanavom, kad mus užaugs didžiulis medis, atsiprašau, gramatinę klaidą padariau, atsiprašau, su emocijom. Tai vėlgi, jeigu mes auginam medį su mažai dirvožėme, tikrai kaip maišelyje žuvis, jeigu akvariume vienokia, o jeigu neauga ta pati žuvis laukiniai gamtoje, mes užsiauginsim didžiulį karpį, ar ne, iš auksinės žuvelės. Tai vėlgi čia reikėtų irgi tą numatyti ir aiškiai turbūt išaiškinti užsakovams, kurie ne visada tą girdi. Vėlgi čia turbūt toksai pavyzdys, kai turim vienu metu sodintus medžius, tačiau šešėlis, užuovė ir visa kita vėl iškreipia tą tokį vieningą vaizdą, kai vienas medis bujoja, o kitas vargsta. Tai tikrai tokių pavyzdžių yra. Ir vėlgi link kur juda mūsų miestai, mūsų urbanistiniai dalykai, tai matote tikrai iš keliafukšiavimo automobilizmui prie žalių erdvių vaikščiojimą, bet vėlgi čia noriu akcentuoti tai, kad visada turi būti alternatyva. Vadinasi, jeigu mes užkertam, kad neturim, padarome tik tai žaliosius plotus, bet neturim kaip seniorams, neįgaliems asmenimėms, galų gale ir visiems sveikiems žmonėms keliauti į darbą, į prekybos centrą, į ten, kur jie nori. Tai nėra sprendimas. Tai vadinasi, lygiai taip pat aš atsiprašau, bet aš kritikuoju, kad mes susiaurinam gatves, neužtikrinę visuomeninio transporto pasiūlos. Tas turėjo eiti paraleliai. Jeigu mes siaurinam gatves, mažinam transportą, mes paleidžiam visuomeninį transportą, tada mes pamirštam automobilius ir sėdame į visuomeninį transportą, kuris yra švarus, kuris turi tinkamą grafiką ir taip toliau, ir kuris yra ekonomiškai tinkamas. Tai čia tokia mano galbūt griežtoka nuomonė, bet iš sisteminės pusės žiūrint tikrai tai yra itin svarbu. Na ir čia tokie pavyzdžiai, kuriuos tikrai jūs galite pamatyti. Aš džiaugiuosi KTU miestelių, džiaugiuosi tuo, kad mes atstovėjom ir neleidom, kad Studentų gatvė susijungtų su Šausko gatve, nes tada turėtume žiaurų automobilių srautą per miestelį, tai dabar mes jį mažinam, stengiamės daugiau pėsčiųjų daryti, tai tuo tikrai didžiuojuosi. Na ir turbūt ta pagrindinė mobilumo koncepcija, kad viešasis transportas turėtų būti prioritetas, darnaus judėjimo skatinimas ir multimodalumas. Tai yra, be abejo, mes tikrai neužsodinsim visų ant dviračių, vis tiek mes turime ir riboto judumo žmonės, ir galų gale mes turim klimatinės sąlygas,
Aišku, galima sakyti, kad Nyderlandai, Danai irgi turi sudėtingas klimatinės sąlygas ir jie juda dviračiais. Tačiau vėlgi tam tikros infrastruktūros užtikrinimas, galų galia ir pačių transporto priemonių pasiūla ten pas juos yra visai kitokia, ir jų priežiūros, servisai ir visa kita. Tikrai galima praplėsti, bet turime nepasakyti, kad tu dabar sėdi ant dviračio ir važiuoji. Tu turi sukurti visą infrastruktūrą, užtikrinti saugumą, užtikrinti tai, kad tu nuvažiavęs dviračiu į darbą, tu gali palysti po dušu ir persirengti. Galime, kaip sakyti, ir tai yra itin svarbu tam paskatinti. Galų gale Kaune mes turime kalną. Ir ten turbūt ne kiekvienas užmins parodos kalnų. Tai vadinasi, vis tiek tas multimodalumas ir žiūrėjimas iš sisteminės pusės, o ne numetimas kažkokio tai vienpusiško sprendimo yra itin svarbus. Na ir turbūt hierarchijos transformacija. Čia turbūt kalbam ir apie tą 15 minučių miestą, apie daug, kad turbūt jūs tikrai apie jį girdėjote ne kartą ir ne du, bet vėlgi. Tas 15 minučių miestas tai reiškia, kad ir infrastruktūros plėtra, tai yra ir ofisai, darželiai, mokyklos, jie atsiranda tokio 15 minučių apimtyje. Nors pas mus turbūt, kaip rodo gyvenimo praktika, ar ne, tai vaikus vežiojam iš vieno miesto galo į kitą, tai darželį, tai mokyklą, tai būrelį, nes ten yra geriau, ar ne. Tai tas lygybės principas, skatinimas vienodo vystymo turbūt sumažintų šitą dalyką. Vien tik tai gyvenamos vietos deklaravimas, mano gilių įsitikinimų, nėra sprendimas, tai tarsi tu deklaruoji gyvenamą vietą ir eini į tą mokyklą, tačiau turbūt čia ne ten problema, o kokybiškame ugdyme. Tai vadinasi, vėlgi sisteminis požiūris turėtų eiti ir tada atsiranda visai kitoks poreikis judėjimų ir panašiai. Nesakau, kad mes vis tiek turime sėdėti savo rajonėlį ir niekur nejudėti, tačiau tai neturėtų būti kasdienos nuolatinė masinis judėjimas. Na ir aš turbūt nelabai jau turiu laiko, ar ne, Aida, rodyti tam tikrus video, bet tikrai jūs galėsite nusikopijuoti nuorodas ir pasižiūrėti. Aš tikrai siūlau pasižiūrėti, labai geras per 9 minutės yra išaiškinimas, kas yra įvairaus tipo dabartiniai miestai, ar ne, kaip jie yra suplanuoti. Ir kitas 9 minučių yra video apie tai, kokie galėtų būti ateities miestai. Tai čia tikrai siūlau pasinaudoti. Kitas labai svarbus objektas, ką labai tikrai norėčiau paminėti, tai yra šviesos tarša. Tiesiog norėčiau klausti, kiek jūs projektuodami savo objektus kreipiate į tai dėmesį. Ar tai yra aktualu, ar tai į tai kreipiate, nes reikia pasakyti, jau keletą, ne vieni metai, tai yra Tamsaus dangaus asociacija ir ypatingai dirbant su miestais tiek vakarų Europoje, tiek Australijoje, Lenkai labai aktyvūs šitoje srityje, tai yra šviesos taršos mažinimas kaip miesto lygmenyje. Ir tai ne vien tik tai dėl to, kad tai yra miesto pašvaistė, miesto aureolė, tai iš tikrųjų didelis poveikis žmogaus sveikatai. Būtent ta šviesos tarša šviečianti per langus. Aš puikiai sutinku, kad šviesa yra reikalinga kaip gydomasis šaltinis, ar ne, tamsiu metų laikotarpiu, ar ne, mes turim pastatų apšvietimą tinkamą ir visą kitą. Tai turbūt visą laiką užduodu klausimą, ar 3 valandą nakties mes žiūrime reklamas, kurios mirgu marga. Visą laiką mane siutina turbūt, kai Žalgirio arenos reklama, ten neaišku visą parą šviečia ir neaišku kokiu klausimu, arba prie sankryžų reklamas, tai turbūt žiūrim daugiau pinigus, bet iš principo tai neturėtų tai būti. Netgi taip mūsų linksniuojama Kinija, pas juos reklamos ir pastatų apšvietimas, tas pat ir dekoratyvus, yra išjungiamas 10 arba 11 valandą vakaro. Ir miesto centre, nes ryto, kad tiesiog nebereikia, išskyrus, aišku, penktadienį, šeštadienį, jisai tada vyksta ir šviečia ilgiau. Tai vėlgi turbūt reikėtų užduoti savo klausimą, kiek mes kreipiam dėmesį į tai, nes vis labiau ir labiau šviesos tarša tampa aktualesnė.
Ir čia turbūt matot įvairiose vietose tai yra šviesų projektavimas. Kaip turėtų būti koncentruota šviesa, tai yra gatvės šviestuvas neturėtų blizginti gyventojams į langus. Ir apačioje kairėje jūs matote būtent tą šviesų projektavimą. Aišku, mes kalbame čia ir apie parkus, ir įvairias teritorijas, kurios įtakoja ir gyvųjų organizmų nykimą, nes turbūt pelėda ar ten koks kitas graužikas, jie yra naktiniai gyvūnai, ar ne, ir jie maitinasi, ir jeigu yra šviesu, sutrinka jų gyvenimo ciklas ir jie tiesiog išnyksta. Tai apie tą reikėtų irgi pagalvoti. Aišku, mes kalbame ir apie judesio daviklius, apie pritemdymą parkuose šviesų, nepopuliarių vadinam pasivaikščiojimų paros metu ir panašiai, ir panašiai. Tai šitie klausimai yra itin aktualūs ir svarbus ir tikrai aš noriu prašyti jūsų ir tikrai atkreipti į tai dėmesį, nes visas pasaulis į tai kreipia dėmesį ir labai gaila, kad kiek teko čia dabar ir per Zavišos renginį Nidoje kalbėti su architektais ir urbanistais, tai nėra dar viena iš prioritetinių problemų, į kurią yra kreipiamas dėmesys. Tai turbūt dar vienas svarbus dalykas, akcentuoju, tai yra gyventojų įtraukimas į miesto vystymą, jų kalbinimas, konsultacijos, kalbėjimasis, girdėjimas užsakovų, jų galų gale ir jeigu jūs puikiai suvokiate, sakykime, poveikį ir visą kitą, tai tiesiog švietimas užsakovo yra irgi svarbi, aš manau, kad mūsų kaip piliečių dalis. Galų gale girdėjimas ir to, ką jie nori, ir jeigu tai yra toks, sakykime, surinkimas ir platesnis atliepimas įvairių suinteresuotų grupių yra itin svarbus. Na ir trumpai apie tai, ką norėjau pasakyti, tai yra Science Based Target Initiative, tai yra miestų iniciatyva kas liečia emisijas. Aš, Aida, tik norėčiau plustelėti, kiek dar aš laiko turiu. Nes šiek tiek. Taip, jau reikėtų baiginėti, bet labai svarbu tai pakalbėti. Tai, sakykime, prieš paskutinę skaidrę, tai yra vadinamas ta apimtis arba skaupas. Tai skaupas pirmas, tai yra mūsų medžiagų ir energijos balansas, kurį minėjau pačioje pradžioje, ar ne, tai ką mes turime mieste. Tai susiinventorizacija medžiagų ir energijos srautų miesto apimtyje, tai yra nuo miesto įėjimo iki miesto išėjimo, tai yra miesto vartai. Ne? Toliau antra apimtis, tai yra skaupas, antras tai yra kokia energija yra naudojama mieste, atsinaujinanti, neatsinaujinanti. Jeigu mieste 100% yra naudojama atsinaujinanti energetika, miestas gali ramiai miegoti, vadinkim taip, ar ne? Nes tikrai yra tokių įmonių, kurios deklaruoja, kad jos 100% naudoja atsinaujinančius energetinius išteklius. Dar tokių miestų, kurie 100% turi Lietuvoje, tikrai nežinau, bet siekiamybė yra. Pats sudėtingiausias dalykas, tai yra skaupas trečias, tai yra trečia apimtis, tai yra, ką mes įsivežam ir koks poveikis, kokia emisija iš tų produktų, kuriuos mes įsivežam į miestą. Galų gale transportas tarpmiestinis jau yra trečios apimties. Lėktuvas, kuris atskrenda, ne, jis yra trečios apimties. Prekė, tai yra pomidoras, kuris užaugintas Ispanijoje, ne, ir atvežtas į jūsų miestą, jis yra trečios apimties produktas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir praktiškai tų trečios apimties produktų yra 15 kategorijų. Ir jeigu mes teigiam, kad miestas siekia neutralumo, jis netgi turi apsibrėžti, kad jis įsiveža arba, sakyti, susiskaičiuoti, kokią emisijų sumą jisai įsivežė, kad galėtų atkompensuoti savo veiklomis, žaliomis erdvėmis ir kitais dalykais, kad neišbalansuotų vadinamos sistemos. Vadinasi, miestas, leisdamas įsivežti prekes, pramoninės prekes, maisto prekes ir visa kita, turi aiškiai suvokti, koks poveikis iš to, ką jisai įsiveža į miesto aplinką. Skamba kaip kosmosas,
Bet žinokit, iš tokių miestų, kurie tą skaičiuoja, jau yra ir dabar. Ir netoks Reikjavikas, jisai irgi skaičiuoja. Paryžius skaičiuoja, Dublinas skaičiuoja, Glasgow skaičiuoja. Ir dabar mes kartu su Europos komisija ruošiame metodiką, kuri galėtų būti suprantama ir taikoma miestams. Kol kas tai nėra privalomas dalykas, bet žiūrėkite, kiek jau daug Europos miestų juda link to. Tai aš manau, kad Lietuva tikrai neturėtų atsilikti. Na ir turbūt pagrindinės tendencijos ir geriausia praktika mes praktiškai turbūt jau ir aptarėm. Labai svarbu jūsų drąsa ir žinojimas ir tikėjimas tuo, ką darote. Ir jeigu tikite tuo, ką darote ir galite išaiškinti tai užsakovams ir reklamuoti savo siūlomą sprendimą kaip tvarų ir tikrai sistemiškai vertinti, aš manau, kad tada tikslas yra pasiektas. Tai iš manęs šiandien tiek, aš dabar dar matau, kad buvo eilė klausimų. Ne? Ir klausimų tokių ir pastabų tarsi. Tai pabandom pažiūrėti, bet prieš tai aš dar noriu paklausti tokio, gal jūs girdėjote ir žinote, ir kokia jūsų nuomonė būtų. Mano seno labai rūpi klausimas, ar Lietuvoje yra pakankamai reglamentuojamas ta gėlo vandens gavyba ir distribucija. Nes kažkoks man toks apima jausmas, kad mes nesuprantam, jog tai iš tikrųjų mūsų didžiausias turtas, kapitalas ir jo reikia rūpintis. Mes kažkaip labai, kiek aš kalbu su gamtininkais, tai sako, mes perteklinio lietaus ten zonoje ir čia to vandens yra, bet visaip nutinka, jau ir sausros pas mus būna, pasitaiko, tai galima vieną kartą netekti arba pernelyg daug eksportuoti. Kol kas gyvenam šią dieną, tai vadinasi, tos kažkokios labai aiškios reglamentacijos, kuri numatytų į ateitį, tikrai nėra. Ir taip norisi, kad čia visai neseniai teko būti ekofilmų festivalyje ir ten tikrai aiškiai parodyta, kokia vertė yra gruntinio vandens. Ir tiesiog, jeigu mes jas ištraukiam, tą gruntinį vandenį, jūs įsivaizduojat, ir palaistom kažkokį tai žemės ūkio produktą, ir tą žemės ūkio produktą, kuris turi tą mūsų vandenį, ar ne, kraunam į tą vadinamą fūrą arba į laivą ir ištransportuojam kažkur, tai mūsų vanduo išvažiuoja, ar ne? Tai šito suvokimo tikrai nėra. Ir sakau, čia toks gyvename šią dieną ir tos reglamentacijos aiškios tikrai nėra. Ir netgi, sakau, kaip čia kalbam ir su aerouostais, pavyzdžiui, kai yra nuledinimas sparnų ir kaip nubėga ta visa masė į gruntinius vandenis ir ten yra baisus chemikalai ir siūloma skiesti. Tai, kaip jums pasakyti, nežinau, kodėl tokie sprendimai. Tai tikrai atvažiavo tikrai kolegos iš Jungtinių Arabų Emiratų, čia turbūt dar aš nežinau, prieš kiek metų, prieš 15, sako, kokia žalia Lietuva, kokia graži, jūs turi tokį turtą. Sako, mes naftą dabar už tiek parduodam, jūs už kažkiek metų galėsit gėlą vandenį už tiek pardavinėti. Tai jeigu mes jį teisingai traktuosim, tai galbūt taip ir bus. Kažkaip nesijaučia, labai norėtųsi, kad tai būtų. Tiesiog grįžtu prie klausytojų klausimų. Rita Mažeikaitė Petraitinė komentuoja, laba diena, Lietuvoje ir ES ypatingai daug biurokratizmo, o žmogiškieji resursai dažnai išnaudojami perteklinių problemų sprendimui. Privatus investuotojai atsisako žalių stogų, tokia praktika. Tai aš manau, kad tai nėra blogai, kad jie atsisako tų žalių stogų, nes reikėtų ieškoti dar kitokių sprendimų. Nes aš vėlgi vedu prie to pastato, suprantat? Nes ilgą laiką kažkaip mes žiūrim į pastatą, vis tiek eksploatacinė fazė yra itin svarbi, ar ne? Eksploatacinės fazėje mes kreipiam tą dėmesį. Tačiau, siūlant žalią stogą, nekreipiamas dėmesys į pastatui sunaudotų statybinių medžiagų išgavimo ir transportavimo poveikį iki statybos vietos. Ir čia atsiranda, sakau, tas va toks, kur, kaip ir minėjau, tą pavyzdį Milano tų pastatų, ar ne? Auga tie augaliukai, viskas, gerai. Bet kiek yra sunaudota tų medžiagų ir koks poveikis aplinkai buvo padarytas per statybą, jie dar nepirko. Tai
klausimas tada, ar tie žali stogai, gal reikia ieškoti kažkokios kitokios, tai aplinkui mes turim žaliuosius plotus, ar ne? Mes galime ant žaliųjų pastatų, ant pastatų stogų instaliuoti saulės elementus, nes saulės elementų parkų plėtra žemės ūkio paskirties žemės tose teritorijose turi žiauriai neigiamą poveikį. Mes uždengiam dabar didžiausius plotus. Ir tie plotai dabar dirvožėmis blogėja, negauna saulės, lietaus ir panašiai. Tai mes gaunam tą atsinaujinančią energetiką, bet iš kitos pusės mes gadinam ekosistemą. Tai ant dirbtinių pastatų, ant dirbtinių konstrukcijų esantys saulės elementai yra. Tačiau, kai žaliuosiuose plotuose tai atsiranda, žinot, kas per daug tas nesveika. Tai čia turbūt tas. Dabar apie aliuminį taip yra gausus, sutinku, bet jeigu poveikis aliuminio lydymo su temperatūrom, su visais kitais, žinokit, yra žiaurus. Yra tikrai žiaurus, jo yra daug, kurį laiką, be abejo, jeigu mes sakom, kad mes surenkam, nes pavyzdžiui, kodėl mes surenkam aliuminio skardines, nes čia jau jų surinkimas ir perleidimas, jau energijos sąnaudos yra 50 kartų mažesnės negu kad aliuminio rūdos gaminimas, panaudojimas pergaminimui. Tai yra tai. Tai vėlgi, aš suprantu, ką sakot, bet kiek ilgai jos bus ir koks tas poveikis. Taip. Tęsiant tą temą, dabar visi jau ir mūsų architektai stengiasi tas medieną naudoti, ar ne? Net ir daugiaaukščių, Švedijoje labai populiaru daugiabučių statyti medinių. Vienok jau aplinkosaugininkai kalba, kad dėmesio tai yra atsinaujinantis resursas, bet lėtai atsinaujinantis resursas. Ir jeigu mes masiškai pradėsim naudoti, tai vėlgi tą savo visus žaliuosius masyvus iškirsim. Ir buvo filmas dokumentinis apie Estijos miškus, tai iš tikrųjų ten yra labai didelė problema, nes realiai brandžių miškų yra likę niekinis procentas, palyginus su tie, kad yra šviežiai atsodintų, bet jie nespėja užaugti. Taip, tai apie juodą spalvą, tai iš tikrųjų, čia turbūt visą laiką didelis klausimas, bet žinokit, kas labai norės ir norės šalia medžio, tai tegul ateina ir pastovi saulė tą dieną šalia to medžio ir pažiūrė, kiek tas medis turi kepti šalia to juodo pastato. Tai aš be abejo suprantu tam tikrus momentus, tačiau mes čia irgi turim netgi pateikėm temą ir Lietuvos mokslo taryba finansavo disertacijos temą nuo spalio, dabar čia pradėjo, irgi būtent apie pastatų ir augalų sąveikos svarbą. Tai mes po 4 metų turėsim tikrai, tikiuosi, įdomius rezultatus ir įdomią disertaciją, su kuria tikrai dalinsimės. Čia mūsų statybos architektūros fakultete šita tema yra pradėta. O kas doktorantas? Žinokit, nežinau pavardės, nes vadovas yra Andrius Irelionis, statybos architektūros fakulteto dekanas. Aš manau, tikrai, aš ateisiu konsultantų į šitą temą 2 metais. Tai kiek žinau, tai yra užsienietis. Ne lietuvis. Nes lietuvių nesupratom. Aš labai jau ten skatinau, kad ateitų lietuviai, bet kažkaip tai nežinau, nesugalvoju lietuvaičiai. Tokia įdomi tema, tokia aktuali. Ir tikrai yra pavyzdžių, yra ką veikti. Taip, Alvydas, didžiausia problema - miesto planavimas, savivaldos nebuvimas. Bendriesiams planams sąlygas rašo Via Lietuva, ESO ir kiti UABai. Žodžiu, per miesto kūną eina svetimų kūno arterijos, o gyslės kūną valdo ne miesto smegenis. Įdomus pastebėjimas, iš dalies gal ir teisingas. Bet mes ką dabar stengiamės daryti, tai yra žaliųjų savivaldybių tinklas. Kurtas, jisai nėra juridinis asmuo, tačiau yra aktyvios savivaldybės, 26 iš 60 Lietuvos savivaldybių, kuriams stengiamės padėti ir šviesti, ir kad atsirastų tas suopratis kitoks, ir kad atsirastų, sakykim, savivaldybės žodis. Bet žinokit, vienas dalykas, tai aišku, tas eina tas svetimas kūnas, bet
man toks jausmas, kad tas yra savivaldybių, kuriuom nesvarbu tas jų kūnas. Ir tikrai teko matyti ne vieną nelogišką sprendimą, ypatingai išplanavime takų, apšvietimo ir panašiai įvairiuose Lietuvos savivaldybėse. Ir paskui išsiaiškinom, kad tiesiog tas žmogus, kuris planavo, niekada nebuvo atvažiavęs į tą vietą. Tai čia toks, žinokit, kaip sakyt, metam akmenį į abidvi pusės. Turbūt aš suprantu šiuolaikinės technologijos, galbūt visa kita, bet turbūt va čia yra itin svarbu kalbėti su bendruomenė ir pajusti, ar iš tikrųjų tas takas, kuris šviečia vidurį nakties ir jo niekas nevaikšto, o tas, kurio visi vaikšto, nešviečia saugumo sumetimais, tai ne visada turbūt galima pasitikėti bendraisiais planais ar kažkokia kompiuterinė programa ir reikia atvažiuoti, kalbėtis, matyti ir girdėti. Tai čia iš vienos profesinės pusės, bet kita vertus, kaip savivaldybė nėra suinteresuota, kad neatvažiavo, nepamatė ir nemoka skaityti tai, ką jūs paduodat, čia yra kita medalius. Taip, man yra žiauriai skaudu, kad ir savivaldybė po to, kai sustato, padaro ir visą kitą, tai o kur jūs buvo tada planavimo fazėje? Ne, kodėl jūs nepareiškėt savo nuomonės, kodėl nepasakėt, kad tas takas ne ten. Tai vadinasi, nežinau, neįsivaizduoja. Yra tekę bendrauti, kad savivaldybėse dažnai susidurima su to, kad jie finansuoja iš Europos struktūrinių fondų, yra terminai, yra kita vertus viešieji pirkimai, mažiausia kaina laimi ir gaunasi, kas gaunasi. Ir aišku, jie po to labai vargsta, bet tarkim, įdinga sistema ir turbūt reikia jau profesionalo netgi savivaldybės viduje, kad tikrintų ir rūpintųsi šitais dalykais. Dar Rita Meržikaitė Petraitinė, projektuojant gatvių apšvietimą, jų sąlygose prašoma, kokius šviestuvus reikės projektuoti, projektuojant sferus taip pat. Svarbiausia, Vilniuje turi būti juoda spalva ir net parašomas spalvos kodas. Tai čia, kad stulpai juodi, tai gal nėra. Nėra blogai. Klausimas, kaip nukreiptas šviesos srautas yra. Čia dabar matau Kauno savivaldybė, žinokit, bandom įrodyti, bandom siūlyti ir kalbėti, nes mes kartu su SKTU elektros ir elektrotechnikos fakulteto mokslininkais, jie eina į apšvietimo reguliavimą, konstrukcijas, ar ne? O mes jau į patį netgi šviestuvo tvarumą, jo poveikį gamybos metu, eksploatacijos metu, tai bandom kalbėti, žiūrėsim, kaip čia gausis. Norim, kad būtų kuo geriau. Nes taip, iš tiesų jau yra ne vienas tyrimas atliktas, kad medžiai yra gyvi organizmai, jie reaguoja į šviesą ir juos alina, taip pat ir paukščiai medžiuose gyvenantis. Man atrodo, net JAV prie nacionalinių parkų, kur yra įrengtos sistemos, kad apšvietimas liktai raudonos spalvos, kuri nevargina gyvosios gamtos tiek, kiek ryški ir jos pakanka žmonėms orientuotis. Taip, kaip dėl mėlynųjų stogų, va, Kęstutis Jokubauskas klausė, irgi papildomi statybos kaštai persvers naudos? Ar galit patikslinti, Kęstutį, kuriuos čia jūs turit mintyje? Taip girdisi? Taip. Puikiai. Na, aš esu matęs ypač Britanijos gal įmonėse, kur derinamas žalias su mėlynu stogu arba vien mėlynas. Mėlynas tai yra baseinas ant pastato stogo, tiesiog plokščio stogo, aišku, didesnio. Ir na, yra taip reklamuojama, kad miestuose, didesniuose miestuose, čia aišku tokie kaip Londonas, gal ne Kaunas, ne Vilnius, bet temperatūra galėtų sumažėti karštom dienom apie 1 laipsnių, sakykime, vidutiniškai, kas bendram kontekste klimato kaitos yra kaip ir nemažai ir panašiai, tiesiog nemažai matosi reklamos arba tekstų apie tokius stogus. Aišku, jis turi būti plokščias tokiu atveju, be nuolydžio ir panašiai, tai yra kita konstrukcija, bet, na, tenka matyti tokius stogus. Realiai aš jo nesu matęs kol kas gyvenime, bet tik tais informacijų kur nors internete ar kitur. Nes iš tiesų vėl tas vadinamas Blue Green Economy, nes ateina įvairiuose, čia dabar man teko irgi konsultuoti St. Nicholas, Belgijos miesto verslo parką, jie irgi tie Blue Green Economy.
žiūri, bet aišku, jie žiūri ne vien tik tai per stogų, sakykime, prizmę, bet ir vandens telkinių įrengimą teritorijoje verslo parko. Šiuo atveju vėlgi turėtų būti, aš manau, kad pasižiūrėjimas, ar ne, ar tai iš tiesų baseino funkciją atliekantis, ar tai surinkantis lietaus vandenį ir tiesiog tas atvėsimo momentas yra daromas. Ir be abejo, vėlgi grįžtų prie to pačio pasižiūrėjimo iš buvę ciklo, ar ne, kaip išsunkėja pastato konstrukcija, ar ne? Tai vėlgi turbūt gal galėtų būti kombinacija tam tikrų momentų, nes turbūt vien tik tai žalių arba vien mėlynų stogų tikrai nepadarysim. Vis tiek ir miesto erdvės jos turi prisidėti prie temperatūros mažinimo karštų laikotarpių ir panašiai. Tai čia turbūt gali būti, bet turėtum vėlgi įsivertinti ir pasižiūrėti, Tai kokios medžiagos naudojamas ir panašiai. galbūt netgi prijungčiau ir Alvydo Barevičiaus pastebėjimą dėl aliuminio. Jisai vis prieštarauja ir kad tai yra laikomas tvaria alternatyva, ypač kai naudojamas tas jau perdirbtas aliuminis. Visais atvejais mes tą matome ir turim suprasti, nėra vieno teisingo sprendimo. Reikia imti visą paletę instrumentų, ar ne, kažkokią pusiausvyrą išlaikyti. Negalim grinai aliuminio, bet ir grinai mediena irgi nėra išeitis. Mums reikia tokio sveiko proto balansą, nereikia mestis į kraštutinumus. Aš manau, kad tikrai taip, jau labiau, kad mes irgi, sakau, bandoma ieškoti tų patikros priemonių, kad, sakykime, išardyto pastato konstrukcijos galėtų būti antrą kartą naudojama ir nebūtų brangus testavimas. Tai ta linkme yra labai aktyviai dirbama, nes kas susijęs su žiedinė ar tvaria statyba, tai čia tikrai taip, ta linkme judama, tai jau labiau, kad jeigu, žinot, kaip sakyti, čia kaip tas greenwashingas. Kodėl jūs sakot, kad tvaria alternatyva yra aliuminis, ar ne, kur paskaitėt, ar kas jums tą pateikė. Tai visą laiką siūlau įjungti logiką. Aš tiesiog, kad jisai yra kažkoks nenaudotinas ir visą kitą. Be abejo, kaip sakot, antrinis perdirbtas aliuminis tikrai taip. Klausimas, kiek jūs jo gaunat tokio perdirbto, kurios būtų tinkamas pastatų konstrukcijai naudoti ir tikrai pakanka visam pastatui pastatyti ir panašiai. Tai čia toks kartais loginiai klausimai, kurie skatina turbūt plačiau pasižiūrėti ir plačiau į medžiagų spektrą. Tai kaip jūs minėjote, jeigu sakom, kad iš atsinaujinančių išteklių perspektyvos mediena yra pats ten mažiausias poveikis, patraukliausias, bet mes, kaip ir sakėte, mes tikrai miškų neiškirsim. Bet jeigu mes ten panaudosim, pavyzdžiui, kaip ten plokščių gamybai VMG grupė naudoja ar ne atliekas iš kažkokio tai medienos perdirbimo proceso. Tai gali būti, pavyzdžiui, jie dabar pastatų renovacijai kepa tas vadinamas plokštės VMG, ar ne? Tai būtent yra iš atliekų. Jie atliekų nedaro ir pastatų renovacijai tos plokštės yra naudojamos. Tai kodėlgi ne? Iš tiesų, pats tarkime, šiai dienai ekologiškiausias, draugiškiausias aplinkai statybos procesas būtų iš jau esamų pastatų pernaudojimas, jeigu jau negali likti stovėti ir būti renovuotas. Turbūt vienareikšmiškai teigti negalima, nes tikrai išardom senus. Aišku, turbūt daugelį vietų, žiūrint į energetinį pastatų efektyvumą, jų nelogiškumą, ne, tai tikrai norėtųsi kai kurios, taip žinot, kaip tą Lego, ar ne, išardom ir pastatom protingą, gerą pastatą, tai jeigu tai būtų įmanoma, tai tikrai taip, bet turim turbūt vis tiek 100% to nepadarysim ir galvoti apie naujas medžiagas ir struktūras, kurias kuriam, tai tikrai sveikintinas dalykas. Man dar klausimas būtų, ar yra komunikacija tarp įvairių ministerijų ir susitelkimo ties šita kryptimi, nes man toks jausmas, kad kažkaip tai neseniai buvo padžiugauta, kad lyg tai Lietuva atkeliauja, ar tai dirbtinio intelekto serverių centras, ar kažkas tokio, kas realiai naudoja labai daug elektros ir lygiai taip pat aušinimui vandens, ar ne? Taip, ten buvo visiškas toks, sakyčiau, labai negraži iniciatyva, kuri buvo sustabdyta kraštovaizdžio architektės, kuris nukentėjo po to, tai yra Nidoje kabelis, kuris turėjo būti atvestas per jūrą į UNESCO paveldą, į tokią jautrią teritoriją. Tai ačiū Dievui, šitas projektas neįvyko, bet kas liečia, jūs paminėjote ministerijos nemoka kalbėtis tarpusavy.
Ir labai, kai ypatingai, nu nežinau, kas ten turėtų pasikarts nuo karto, jos ten priklausomai, nežinau, nuo ko, karts viena kitas ministerijos su kitas komunikuoja. Bet tokios sisteminės komunikacijos, vat, pavyzdžiui, kad yra finansavimas vienai ministerijai, sritis yra, sakykime, nu, pavadinkim teoriškai tvarumas, ar ne? Bet kad jos sumestų pinigus ir finansuotų, sakykime, kažkokį didelį projektą, tai taip nėra, nes kiekvienai reikia atsiskaityti ir kiekvienas yra atskiras projektas, kas veda kartais į didelę neviltį. Kai galima būtų sujungti finansus ir tikrai padaryti reikšmingus gerus darbus. Tikrai taip. Ačiū, Žaneta, Jums už tokią tikrai sisteminę matymą mums pristatančią paskaitą. Aš tikiu, kad architektams, inžinieriams, kraštovaizdžio architektams, kurie projektuoja, planuotojams miestų ypatingai, ši paskaita turėtų būti tokia parankinė primintukas. Ir tikrai mes ją publikuosime truputį vėliau mūsų architektūros kokybės vystymo asociacijos YouTube kanale. Dabar aš norėčiau atsisveikinimui jau pristatyti paskutinę mūsų ciklo paskaitą. Ai, po tokios geros Žanetos paskaitos net nežinau, ar verta to. Ne, iš tikrųjų verta, labai verta, nes tai bus klimatologas iš Potsdamo universiteto, profesorius daktaras Jurginas Kropas. Gal Žaneta ir susidūrėte su juo, nes Potsdamo universitetas angažuojasi tų tvarių miestų temoje ir klimato švelninimo srityje. Tai profesorius paskaitys paskaitą Designing Cities for a Safe Climate. Kalbės ir apie miestą kaip karščio salą, apie tą pusiausvyrą, kiek miestas sugeneruoja tiek anglies dvideginio, tiek kitų visų atliekų, kurias veikia mūsų klimatą, ir kartu jisai ieškos priemonių, kaip pateiks priemonės ar ne, sprendimus galimus, kaip tai būtų galima išspręsti ir tą pusiausvyrą išlaikyti. Tai tik tai primenu, kad organizatorius yra Architektūros kokybės vystymo asociacija, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir UAB AKO Nordic, o mūsų partneris yra žurnalas Statyba ir architektūra, jų portalas esa.lt. Tai ačiū visiems.